Sveiki, esame su jumis jau live, tai kaip visada pasitikriname techninės detalės. Pasižiūrime, ar tikrai mūsų transliacija prasidėjo. Taip, matau, kad jau po truputį jungiasi žiūrintieji, tai dar būtų labai šaunu, jeigu duotumėt man ženklą, pasisveikintumėt komentarų skiltyje, tada mes tikrai žinom, kad mus girdit, mus stebit, nes žinot, virtualios transliacijos visada kelia kartais klausimų, ar tikrai esate čia, va, matau laiką, super, gerai, tai mes sveiki, sveikinatės jūs, taip, tai sveiki, labai malonu, kad čia susirinkote, tai mes po truputį ir keliaujame į mūsų laivą ir šiandien turime tikrai labai įdomią temą, mes kalbėsime apie darbo paieškas ir kalbėsime, kaip toms darbo paieškoms tinkamai ruoštis. Aš esu Jevgenija, mane jau turbūt tikrai pažįstate iš įvairiausių Europass laivų, esu mokymų projekto laisvakėdė.lt kūrėja, esu Europass konsultantė, dirbu su karjeros konsultacijomis, personalo valdymo klausimais, mokymais, na ir galite mane sekti Instagrame pavadinimu laisvakėdė, bei Facebook'e, bei mano svetainėje laisvakėdė.lt, kur ir pasakojom apie tai, kaip užimti vienokią ir kitokią laisvą kėdę. O šiandien su jumis ir kalbėsime apie kandidato kėdes. Ir šiandien svečiuose turiu dvi šaunias pranešėjas, tai karjeros konsultantė ir lektorė Aistė Lastauskaitė. Labas, Aistė. Sveiki, sveiki. Aistė turėjo įvairios patirties įvairiose organizacijose, tiek Japonijoje, tiek Jungtinėje karalystėje, tiek Lietuvoje, o dabar padeda irgi karjeros klausimai žmonėms, bei ieškančiams savo karjeros krypties, bei ieškantiems darbų, tai tikrai laukia daug praktinių rekomendacijų. Ir turim svečiuose Wix.com personalo atrankų partnerė Viltė Stavginskaitė. Labas, Viltė. Sveiki visi. Tai Viltė turi daug patirties su atrankomis, kai Viltės paklausiau, tai kiek viso teko atsirinkti žmonių per visą savo darbinę patirtį, Viltė sako, nežinau, sunku bus suskaičiuoti, tai šiandien Viltė papasakos būtent iš atrankų virtuvės, kaipgi ten atrodo visos tos atrankos ir aš žinau, kad dažnai kandidatai sako, nu kodėl manęs nepasirinko, kodėl nepasikvietė. Tai manau, kad Viltė šiandien tikrai atskleis keletą paslapčių. Ir trečias pranešimas bus mano pranešimas, aš papasakosiu savo asmeninę istoriją, kaipgi man sekėsi su darbo paieškomis ir sužinosim, kad, na, turbūt niekas nėra gimęs su 10 darbo pasiūlymų, reikia dirbti ir tada tie darbai tikrai atkeliauja. Tai tokie šiandien mūsų dienotvarkė, matau, kad mūsų vis daugėja, tai noriu iškart pasakyti, kad turėsime po visų 3 pranešimų ir laiko jūsų klausimams ir atsakymams. Tai labai raginu užduoti tuos klausimus komentarų skiltyje ir mes tikiuosi spėsime apžvelgti juos visus, tai galite viso laivo metu rašyti, mes prie jų grįšime antroje laivo dalyje. Įrašas liks, nes labai dažnai klausia, ar bus įrašas, taip tikrai liks Europass.lt Facebook paskyroje. Tai kviesime naudotis progą, tikrai turime savo srities ekspertės ir, taip sakant, semti žinių darbo paieškų kely. Tai tiek trumpai, o mes keliaujame į patį pirmąjį pranešimą ir pirmoji pranešėja yra karjeros konsultantė ir lektorė Aistė, kuri ir papasakos apie karjeros kryptį, apie darbo paieškas, tai kad žymėkitės, nes jos rekomendacijos tikrai yra labai naudingos ir vertingos. Tai Aistė, perduodu tau eterį. Ačiū, Evgenija. Tai šiandien mano tema ir yra tie didžiausi iššūkiai ieškant darbų ir kaip reikėtų juos įveikti. Tai gal trumpai apie save, kad konsultuoju karjeros klausimai, žinoma, padedu žmonėms pasiruošti CV, pasiruošti darbo pokalbiams, pasirepetuojam, kad tikrai gerai pasirodytų, bet turbūt pagrindinė veikla tai yra padedu apskritai atrasti tą darbą ir tą darbo kryptį, kur žmonės jaustųsi gerai. Tai sudarinėju asmeninius profilio žemėlapius konsultacijų metu ir mes parenkam jau tą kryptį ir specialybę, kur žmogus gerai jaustųsi ir būtų patenkintas darbo, neeitų kaip į kančią kiekvieną dieną. Tai čia turbūt pagrindinė ta mano veikla. Na, o šiandien aš noriu jums tokių tips and trips papasakoti ir tokias 4 temas palies. Tai pirmoji yra, kaip apskritai pasirinkti tą karjeros kryptį, nes dažnai manęs klausia, ar reikia konsultacijos, kad sugalvočiau, ką aš noriu dirbti ir kur jausčiausi gerai. Tai pasakysiu taip, iš tikro galite ir patys tai pasidaryti, save analizuojant, ir aš šiandien papasakosiu tokius pagrindinius elementus, kuriuos reikia žinoti apie save, apgalvoti, reflektuoti
pakonsultuoti ir kurie jums padėtų sugalvoti, koksgi tas darbas jūs tenkintų. Tada papasakosiu, kaip reikia pasiruošti CV ir darbo pokalbiam, bet irgi taip akcentuoja tokias pagrindinės klaidas. Ir tada pasakysiu tos 5 darbo pokalbio klausimus, kur tikrai gausit bet kuriam darbo pokalbį nuėję, nes jie kartojasi vienu ar kitu formatu. Tad pradėkime. Pirmiausia, ką noriu pasakyti, kad prieš pasirenkant karjeros kryptį arba, pavyzdžiui, atsisėdant ir galvojant, na kągi aš norėčiau dirbti, reikia pirmiausia įsivertinti, ar jūsų mintis nesisuka apie 3 tokias top klaidas, kurias daro žmonės. Tai pirma ir pagrindinė, kad pradeda žmonės galvoti tik apie atlyginimus. Ir netgi labai dažnai pastebiu, kad, pavyzdžiui, ieško darbo skelbimus ir žiūri, koks yra tas atlyginimas. Tai žinokit, kad atlyginimas yra trumpalaikis rezultatas. Galiausiai po metų, po 2 jūs vis tiek pradėsit jaustis negerai, jeigu esat ne savo toje kėdėje ar ne savo rogėse. Ir vėl pradėsit galvoti, ką čia daryti, kodėl aš visą laiką suirzęs, kodėl aš piktas. Labai dažnai po to tą tokį nepasitenkinimą darbų žmonės parsineša ir namo. Tai pinigai tikrai neturėtų būti prioritetas renkantis tą savo darbo kryptį. Ir antras dalykas, tai labai dažnai žmonės bijo. Bijo ir nors ir žino giliai viduje, ką norėtų veikti, bet tos baimės dažnai būna arba baimė neturėti darbo. Tai, pavyzdžiui, kai atsidūrė paieškų momente, tai netgi statistiškai yra paskaičiuota, kad po 2-3 savaičių, kai žmogus nedirba, jis pradeda panikuoti, kad nesusiras darbo. Ir čia yra labai normalus darbo paieškų etapas. Tai ir reikia tam nepasiduoti, dėl to, kad užėjus tai panikai žmonės pradeda čiupti bet kokį darbą, koks pasipuola, siūsti visur CV iš eilės, kad tik susirastų darbą. Tai reikia labai blaiviai galvoti, ar renkatės darbą vedini kažkokios baimės ir ar tai nėra baimė neturėti darbo apskritai. Antra labai dažnai pasikartojanti baimė tai yra būti nepripažintam aplinkos, nes, pavyzdžiui, jeigu renkantis kažkokią nestandartinę profesiją ir kryptį, labai svarbu pasidaro, kaip ta aplinka mane vertins. Ir trečias, kuris labai dažnai pasipuola, tai kad žmonės bijo pokyčio. Ir tai yra visiškai normalu, nes, pavyzdžiui, net asmeniškai ar ne, ten persikraustant į kitą butą ar tenai pradedant kažkokią naują veiklą yra baimė. O darbas yra labai didelė gyvenimo mūsų dalis ir keisti darbą normalu, kad yra baisu. Ir baisu išeiti iš savo komforto zonos, baisu pakeisti tą darbo kryptį, bet reikia labai taip įsivertinti, ar mano sprendimai nėra vedini tų baimių. Na, o trečia klaida yra, kad žmonės plaukia pasroviui. Ir tada sako, va, aš nepatenkintas savo darbu, niekaip netrandu to savo karjeros krypties, nors problema yra tame, kad neskiriam laiko pažinti savęs. Ir atsiranda noras tarsi įtikti aplinkai, įtikti tėvam, įtikti draugam su savo pasirinkimais ir labai dažnai mes pradedam pasiduoti aplinkinių įtakai. Vien galvodami, kaip jie pasakys, kaip jie įvertins mano sprendimą ir tada nuklystame kažkur į šoną. Tai tos tokios top 3 klaidos, kur labai siūlyčiau apgalvoti, ar jūsų sprendimai ir jūsų mintis galvoj nėra vedinos tų klaidų. Na, o ką reikia žinoti apie save renkantis tą karjeros kryptį? Kaip ir sakiau, jūs galite tuos elementus išsigryninti ir patys. Tik tai dažnai žmonės įsisuka į tokią kasdieninę rutiną ir būna labai sunku save vertinti iš šono, dėl to, kad normalu yra namai, vaikai, buitis ir taip toliau, bet jeigu taip protingai skiriant tam laiko, tai reikia imti ir išsianalizuoti tokius kaip 5 elementus. Tai pirmas dalykas yra stiprybės. Tai labai normalu, kad vieni žmonės yra gabūs kažkokioj srity, kitoj ne. Ir tai tie gabumai, jie nebūtinai turi būti kažkokie išskirtiniai, tiesiog save reikia įvertinti, lyginant su kitais ir pasižiūrėti, ką tu darai geriau nei kiti. Na, pavyzdžiui, tai gali būti iš tokių buitinių dalykų, net galbūt jūs, pavyzdžiui, einant į parduotuvę, labai smulkiai susirašot, ką pirksit, kiek tai kainuos, labai preciziškai vedat savo išlaidų biudžetą,
ar ne, ir visą laiką žinot, kiek jūs išleisit, kam išleisit ir taip toliau. Ir čia yra jūsų stiprybė, nes kiti, pavyzdžiui, nuėję į parduotuvės, nusiperka visko, grįžta su 2 maišais, bet nenusipirko to, ko išėjo. Toks paprastas pavyzdys, bet tas planavimas arba finansinis planavimas ir būtų jūsų stiprybė, ką jūs darot kitaip ir kas jums natūraliai tiesiog išeina lyginant su kitais. Tai vat pirmas etapas - pasiimti ir susirašyti tas stiprybės, pasilyginti save su draugais, su šeimos nariais, galbūt su kokiu bendradarbiu, tiesiog pabandyti atrasti, kur jūs esate stiprus, pavadinkim taip. Na, antrasis elementas yra silpnybės, bet šičia noriu pasakyti, kad tos silpnybės neturi būti paviršutiniškos. Ten, pavyzdžiui, būna, oi, aš nemoku gerai anglų kalbos. Gerai, kad jūs nemokat anglų kalbos, bet jūs ją galite išmokti. Čia nėra silpnybė, čia yra tiesiog sritis, kurią reikia patobulinti. Silpnybės jos labiau būna tokios įgimtos arba atsineštos per gyvenimo patirtį. Ir reikia taip labiau kritiškai pasižiūrėti savo tą visą istoriją, kiek jūs esat nugyvenę ir pasižiūrėti tas tokias natūrales silpnybės, kurios išlenda. Na tai pavyzdžiui, ir tos silpnybės dažniausiai jūs jų net negalit kontroliuoti, nes jos yra pasąmoniniam lygmenį. Pavyzdžiui, sakykime, pradedat darbus ir visą laiką nepabaigiat iki galo. Turit daug idėjų, labai entuziastingai kimbat, ten bėgat tvarkyti namus, tada bėgat valgyt gaminti, čia jau dovanėlės pakuoti, ypač kalėdiniu periodu aktualu, bet nieko nepabaigėt iki galo. Labai puikiai pradedat, sugalvojat, bet niekaip neišeina visko pabaigti iki galo. Ir čia jau yra ta natūrali silpnybė, kurios jūs negalit kontroliuoti. Arba, pavyzdžiui, esu turėjus klientę, kuris sakydavo, kad tiesiog natūraliai, kai yra labai kažkoks svarbus įvykis mano gyvenime ir, pavyzdžiui, man reikia prisiminti, kada man reikia nueiti į darbo pokalbį arba į kokį egzaminą, aš tiesiog pamirštu. Ir sako, man visą laiką reikia prašyti vyro, kad jisai parašytų žinutę, kad va dabar jau maukis batus ir važiuokite savo egzaminą arba darbo pokalbį. Ir taip yra dėl to, kad mes arba klientas buvo išmokęs nemalonias emocijas natūraliai pridengti pamirštant. Tai va čia ir yra tos silpnybės, tokios, kurių tu negali sukontroliuoti, bet jas reikia va taip pagvildent, pagalvoti, kas vyksta kasdieniniam gyvenime ir jas susirasti. Trečias elementas yra rolė komandoje. Yra įvairių skirstimų, kokią rolę žmonės užima, bet nei vienas iš mūsų nesam tik tai mes, ar ne, vienaip ar kitaip mes esam socializuojamas, kažkur einam, bendraujam su kažkuo ir tai dar pabrėšiu, nebūtinai turi būti darbe, nes būna klientai ateina ir sako, bet aš jau nedirbau 4 metus, aš nežinau, kokią aš rolę užimu, nes aš nedirbau. Ne. Vienaip ar kitaip jūs išeinate žmonės, jūs turit draugų ratą, jūs turit galbūt kažkokią tai bendruomenę, gal savanoriauti einat, gal į kažkokią būrelį, sportą ir taip toliau, bet kokioj socialiniai veikloj vis tiek jūs turit rolę. Kur yra sąlytis su žmonėm, ten yra jūsų kažkoks tai vaidmuo. Ir tą vaidmenį reikia išsigryninti. Galit labai daug informacijos tikrai rasti internete. Ir kai turėsit pirmą ir antrą elementą susirašę, jau galėsit net pasižiūrėti, kokią rolę labiau jūs linkstat. Na ir pasakysiu porą pavyzdžių rolių. Tai pavyzdžiui yra resurso ieškotojas. Tai toks žmogus būna natūraliai labai mėgsta megzt kontaktus, mėgsta nueit paplepėti su visais, visą laiką žiūri, kur čia kokia nauja galimybė, kur koks naujas produktas atsirado, kad jam reikia būtinai pabandyti. Labai ekstravertiški žmonės būna, resursų ieškotojai. Bet minusiukas yra tas, kad jie greitai praranda tą entuziazmą. Kitas rolės pavyzdys būtų, pavyzdžiui, vertintojas. Tai yra toks žmogus, kuris yra labai strategiškas, jisai mato visus variantus, gali labai kritiškai blaiviai juos įvertinti, bet minusas tokių žmonių yra, kad jie labai nemoka įkvėpti kitus ir kartais būna tokie kritiški, kad net įžeidžia savo aplinkinius. Tai palei tą rolę irgi reikėtų taikyti savo darbo specifiką arba pareigas, kurias jūs užimat, kad jos labai nesusikirstų su jūsų vaidmeniu. Vertybės, ketvirtasis elementas, tai vertybės yra tai,
Gal pasakysiu taip, pavyzdžiui, būna kartais gal pastebit, kad kažkas jūs nervuoja iš aplinkos. Tai būna, dar turim tokį žodelį, sakom, trigerina mūsų aplinka, ar ne? Arba, nepatinka tas žmogus, jisai mane erzina. Tai pabandykit suprasti, kodėl jisai jūs erzina, dėl to, kad tai dažnai yra dėl to, kad tas žmogus nesilaiko jūsų vertybių. Ir jeigu jūs logiškai sugebėsit suvesti šitos du galus, tai tikėtina, kad jums bus lengviau kontroliuoti tą aplinką ir situaciją aplink save. Vertybės pavyzdį, tokį paprastą, duosiu pavyzdžiui logiką. Žmogui labai svarbu, kad viskas visuomet būtų logiška. Tai jeigu jis pamato arba tenka jam dirbti su žmogum, kuris šiek tiek išsiblaškęs, pamiršta, kažkaip nesuriša savo minčių, nesugeba tos loginės sekos išdėliot, tai su tokiu žmogum dažniausiai jau iškart toks būna atmetimo variantas. Tai tos vertybės yra svarbios dėl to, kad galėtumėt geriau kontroliuoti tas savo emocijas ir tai, aišku, natūralu ir kad svarbu ir pačiam darbo pasirinkimui. Na, o 5. elementas yra, ką mes atsinešame iš vaikystės. Tai čia jau reikėtų pasižiūrėti, kaip mes buvom ugdomi, ką mums tėvai sakydavo, kokia mūsų ta buvo kasdienybė. Na ir pavyzdys galėtų būti, kad dažnai žmonės atsineša, pavyzdžiui, atsipalaidavimo metodą. Iš vaikystės yra išmoktas metodas, kaip nukreipti savo mintis, atsipalaiduoti, pailsėti. Ir jeigu tu žinai tą metodą, tai tada tau lengviau, pavyzdžiui, darbe išvengtų stresinių situacijų, nes tu gali pasinaudoti ir fiktyviai pradėti stimuliuoti tą atsipalaidavimo momentą. Na ir ką daryti toliau? Sakykime, jau susirašiau, jau maždaug įsivaizduoju, kas man tinka, kas netinka. Kokie toliau yra žingsniai? Tai pirmasis žingsnis yra pasidaryti planą ir susirašyti tas galimas pozicijas ir aš labai siūlau skirti laiko pasiskaityti, ką tie žmonės daro tose pozicijose. Kokių atsakomybių jie turi, nes dažnai įmonė nuo įmonės skiriasi, gali būti tas pats pavadinimas pozicijos, bet šiek tiek ką jie daro toje įmonėje skirsis. Tada antras dalykas - pasiruošti CV ir aš šiek tiek daugiau apie tai pašnekėsiu šiandien. Ir trečias yra kad mes nepamestume tos savo motyvacijos ir jeigu jau užsibrėžiam keist darbą, susirasti tą, kuris mums patinka, tai mums reikia palaikymo. Ir dažnai sako, norėtume tą palaikymą rasti šeimoje, bet žinokit, kad yra visiškai normalu neturėti šeimoje to palaikymo ir jo ieškoti išoriai. Tam ir yra įvairios mentorių programos, organizacijos, kur tikrai galite susirasti tokios pačios srities, pavyzdžiui, specialistą, kokiu jūs norite būti ir susisiekti su to žmogum, pabendrauti, išgirsti jo istoriją ir tada palaikyti tą ryšį tam, kad tas žmogus jūs paskatintų nepasiduoti visam tam kely, nes keisti karjerą nėra lengva, tikrai nėra lengva. Ir pradėti naują darbą irgi nėra lengva ir visiškai normalu, kad mus užplūsta daug įvairių emocijų. Tai trečias yra toks iš tiesiog patirties patarimas, kad turėkit, kas jūs palaiko ir tai nebūtinai turi būti artimas žmogus, nes tikrai galite susirasti žmogų ir išorėje. Na ir kaip pasiruošti tą CV? Tai aišku, reikia pirmiausia pradėti nuo template'o, kur sudėsim tą savo istoriją, kur mes viską surašysim. Tai vienas variantas yra Europaso svetainėje, yra susikurti CV, spaudžiat ir suvedat visą savo istoriją, visą savo darbo patirtį ir informaciją apie save ir Europasas tiesiog automatiškai jums sugeneruos CV variantą. Kitas variantas galėtų būti, pavyzdžiui, naudoti Canva programą, kuri labiau vizualizuoja jūsų CV. Bet esmė yra ne tai, kokį jūs pasirinksit formatą, bet ką jūs įdėsit į tą dokumentą. Tai pirmas dalykas ir pats svarbiausias, kad tai turi būti 1 arba 2 puslapiai. Jeigu jūs jau esat, sakykime, 40-50 metų specialistas, tikrai dirbot ne vienoje įmonėje ir turit daug patirties, tai 2 puslapiai, bet tikrai ne 6, 9 ir ne 12. Žmonės, kurie atsirinkinėja, jie irgi neturi laiko. Ta informacija, kurią jūs pateikėt, turi būti labai koncentruota, kad greit užkabintų akį ir greit pamatytų, kas jūs per specialistas esat. Tada
CV turi atitikti darbo poziciją. Tai reiškia, kad jūs ne šiaip pasiruošėt CV ir siunčiat, bet jūs turit žinot, kokio darbo ieškot, nes kiekvienas darbas reikalauja tam tikrų savybių ir įgūdžių ir jūsų CV turi atspindėti, įrodyti, kad jūs tikrai esate tinkamas kandidatas tai pozicijai. Ir trečias dalykas, tikrai neturi būti gramatinių klaidų. Pasinaudokit appsais, tikrai yra svetainių, kur taiso lietuvių kalbos gramatiką ir galite pasižiūrėti, kad nepaliktumėt klaidelių, nes labai kartais būna juokingai, kaip prašo, aš labai detalės orientuotas, labai gerai analizuoju ir klaidos CV. Tai iškart kyla klausimas, ar tikrai ką parašėt yra teisingai. Na ir apie pačią struktūrą. Tai labai svarbu, kad CV turėtų 3-5 sakinius apie jūs, kur būtų toks tarsi trumpas įvadas apie jūs, įžanga, kad specialistas, kuris ieško tam tikros pozicijai žmogaus, atsiverčia jūsų CV ir iškart mato 3-5 sakiniai arba 3-5 punkteliai, kodėl jūs esate tinkamas žmogus ir kandidatas. Dažnai dar klausia, ar gali kartotis tą informaciją. Taip gali, nes jeigu jūsų, pavyzdžiui, išsilavinimas yra vienas iš tų varikliukų, kur norit jūs akcentuoti, tai tada ir rašot. Nuotrauka turi būti neutrali. Jeigu neturit tokios nuotraukos, geriau išvis nedėti. Nes jeigu ta nuotrauka bus pliaže ar atostogose, ar ten iš kažkokių vestuvių balių, tokia nuotrauka netinka, geriau tada atsisakykit nuotraukos. O kalbant apie kontaktus, tai tikrai nereikia rašyti adreso su pašto kodu, kur jūs gyvenat. Užtenka, kaip su jums susisiekti, tai elektroninis paštas, telefonas, ir miestas, kuriame jūs rezidentuojat. Taip, dabar kalbant apie išsilavinimą ir kalbas, tai šitą dalį būtina yra paminėti, nes kartais sako, taigi ir taip aišku, kad aš moku angliškai. Tai žinokit, neaišku ir tikrai reikia tai užrašyti, ypač jeigu jūs kalbat laisvai užsienio kalba. Papildomai kartais būna, kad atsiranda vietos, žmonės galbūt neturi tiek daug patirties ir sakot, ką man čia dar parašyti, nes jau kaip ir viską surašiau ir dar tuščia. Tai galite įtraukti, pavyzdžiui, kompiuterinius įgūdžius, galbūt dirbat kažkokią programą, galbūt savanoriavot, atlikot praktiką kažkada, dalyvavot įvairiuose projektuose, galbūt kažkokį sezoninį darbą turėjot arba organizacijai kokiai priklausėt, tai ta informacija irgi gali būti labai naudinga ir netgi kartais netgi ir reikalinga pozicijai, kurią jūs aplikuojat. Na, o kalbant apie darbo patirtį, tai irgi stenkitės neišsiplėsti, nerašyti ten visos įmonės istorijos, tada ką jūs ten pasiekėt ir kiekvieną smulkią funkciją, ką ten dirbot. Trumpai 1-2 sakiniai apie įmonę, kad tiesiog žmogus, kuris skaito, žinotų, ką ta įmonė veikia. Jūsų svarbiausios atsakomybės, bet jos irgi turi sieti su darbu, į kurį aplikuojat. Ir atitinkančios darbo skelbimo, būtent tos raktinius žodžius išsirankiot ir juos sudėti į gyvenimo aprašymą. Taip, dabar ko tikrai nereikėtų rašyti, tai amžiaus. Tikrai nereikia rašyti amžiaus, kiek jau metų. Jeigu jau kažkam labai bus įdomu, pasiskaičiuos, nes vis tiek matys, kada baigėt mokslus arba kiek maždaug metų dirbot, bet išskirtinai to rašyti nereikia, namų adreso, kaip ir minėjau, ir šeimyninės padėties. Nes būna irgi žmonės rašo vedęs, 2 vaikai ar išsiskyręs ir taip toliau. Tai tokių dalykų nereikia, nes tai yra neaktuali informacija atrankos procesui. Kaip gerai pasirodyti per tą darbo pokalbį, jau, sakykime, išsiuntėm ar ne, CV, jau gavom tą darbo pokalbį, ką tada daryti? Tai pirmiausia, reikia ruoštis. Nei vienas maratonininkas nenubėgo maratono nebėgiodamas. Tai lygiai taip pat ir su darbu. Jeigu norite gauti tą darbą, reikia pasiruošti. Pirmiausia, gerai perskaitykit skelbimą ne vieną kartą, į kurį einat ir turėsit darbo pokalbį, bet 2, 3, 4 pasiskaitykit, tikrai išsirankiokit žodžius, jeigu jis yra angliškai, išsiverskit, pasižiūrėkit, ką reiškia, kad būtų visiškai aišku. Jeigu yra kažkoks terminas, kurio nesuprantat, pasigūglinkit, pasiieškokit, ką reiškia. Ir būtinai pasiskaitykit apie įmonę, kuo jinai užsiima, kokia jos istorija, kokios vertybės ir ką apie ją rašo žiniasklaida, kad žinotumėt, kas vyksta.
Na, o tada priklauso nuo to, kur jau tas pokalbis vyks pirmasis, ar gyvai, ar internetu. Dabar labai dažnai tie pirmieji pokalbiai vyksta internetu, bet jeigu bus taip, kad jums reikės keliauti ir susitikti gyvai, tai pirmas dalykas apranga. Žiūriu, kad per koroną periodą žmonės pamiršo, kad vis dėlto reikia dar ir pasižiūrėti, kaip transportas važiuoja, arba kiek minučių jūs važiuosite į tą darbo pokalbį, ar bus kamščiai, ar ne, reikia šitai įvertinti. Tai tinkamai apsirengti ir nevėluoti. Čia tokie top 2 dalykai, kurie pastoviai kartojasi. Na, o jeigu pokalbis vyksta online, tai turiu tokių keletą klaidų jums parodyti. Tai pirmas dalykas, na, kas svarbu, tai pasižiūrėti arba naudoti užsklandą, aišku, video pokalbiui, bet kitas dalykas, pasižiūrėti, kad nebūtų fone daug objektų, jeigu jau užsklandos nenaudosit, ir žinoma tinkama apranga, nes žmonės pamiršta, kad vis tiek yra kamera, vis tiek žmogus kontaktuoja su žmogumi ir mes matom vieni kitus. Tai apsirengti reikėtų tinkamai. Tuomet visokie vaikai, katinai, trukdžiai, asmeniniai, jų turėtų nebūti. Pasistenkit susiplanuoti savo laiką ir darbo pokalbį taip, kad jums niekas nemaišytų. Tada pabandykit nusistatyti kamerą, kad jinai tikrai jūs visą apriektų. Labai dažna klaida, tai pakaušio trūksta. Jau kaip ir viskas būtų šitam variante gerai, bet vis dar šiek tiek reiktų pasitobulinti. Na ir ką mes turim? Gerą variantą. Neutralus fonas, ar ne, jokių objektų, kurie blaškytų pašnekovą, tinkama apranga, tinkamai išdėliota jūsų pozicija ekrane ir akių kontaktas. Jeigu norite palaikyti su pašnekovu online akių kontaktą, jums reikia žiūrėti kamerą. Tada pašnekovai atrodo, kad jūs žiūri tiesiai į jį. Tai čia yra tokie pagrindiniai elementai ir pagrindinės klaidos, ką žmonės daro online pokalbiuose. Nors atrodo labai elementarios, bet vis tiek tokius checkpointus savo susidėlioti tikrai būtų naudinga. Na, o kalbant apie pagrindinius darbo pokalbio klausimus, tai yra, aš sakyčiau, tokie top 5 darbo pokalbio klausimai, kur tikrai vienu ar kitu formatu juos gausit. Ką reiškia, kai aš sakau formatu? Na, pavyzdžiui, papasakokit apie save. Tai šis klausimas gali nuskambėti įvairių formatų. Pavyzdžiui, gali sakyti, ar galite trumpai prisistatyti, ar galite papasakoti, ką rasime jūsų gyvenimo aprašyme. Tai bet kokio formatu suformuotas klausimas vis tiek tai yra papasakokit apie save. Ir ką žmonės daro dažnai, kokią klaidą, tai jie pradeda pasakot nuo vaikystės iki dabar ir vis tiek nepasako esmės, kodėl jie yra tinkamas kandidatas tai pozicijai. Tai formulė yra pirmiausia kalbėti tik apie tai, kas susieja su jūsų pozicijai, kurią jūs kandidatuojat. O dar kitas labai svarbus dalykas, kad reikėtų neišsiplėsti ir pasirepetuoti namie, atsakyti šitą klausimą, dėl to, kad jis vienaip ar kitaip tikrai bus. Ir tai dažniausiai būna tas atveriantysis klausimas, kur jūs pradedat pokalbį ir tas pirmas įspūdis, ar ne, kelių minučių po to, kai jūs įeinat, pasisveikinat, atsisėdat, tai yra ta pradžia, kaip jūs dėliojat savo mintis, kaip jūs sugebat susikoncentruoti ir tinkamai atsakyti į tą klausimą. Tai formulė būtų atsakymo tokia, kad pirmiausia jūs pasakot, kas jūs esate trumpai, pagrindinės jūsų savybės tinkančios darbui, kurį aplikuojat, tada padėkojat už skirtą laiką, kad tikrai džiaugiatės šitą galimybę, ar ne, susitikti, pabendrauti ir tada uždedat akcentą, kodėl ta pozicija būtų tinkama jums. Na, o kalbant apie sekančius klausimus, kurie taip pat dažnai pasitaiko, tai pavyzdžiui, kaip save įsivaizduojat po 5 metų, arba jisai būna klausimas kitaip suformuotas, bet labiau apie jūsų pozicionavimą ateityje. Trečiasis būtų, kodėl turėtume rinktis būtent jūs. Jis irgi gali būti įvairiais formatais, bet jūs turite žinoti, kodėl jūs esate tinkamas kandidatas tai pozicijai ir kodėl būtent norite dirbti šioje įmonėje. Na ir pats paskutinis klausimas visą laiką būna, ar turite mums klausimų, nes čia yra normali struktūra darbo pokalbio, kad prieš atsisveikinant dar paklausti, ar tikrai kandidatui viskas aišku.
Ir čia būna labai dažna klaida, nes aš visiškai suprantu, kad norisi kandidatui kuo greičiau susirinkti savo daiktus ir mauti, atsisveikinti ir išvengti tos nemalonios situacijos. Bet taip pat jūs turite vertinti, kad tai yra jūsų šansas palikti tą gerą paskutinį įspūdį ir tie klausimai, jeigu jų nekilo darbo pokalbio metu, galite turėti kelis kišenėje ir juos ištraukti, tikrai sugebėt padėti paskutinį gerą tašką jūsų pokalbio metu. Kadangi dėl laiko trūkumo negalim labai detaliai daugiau papasakoti, aš esu įrašiusi video su tais top 5 darbo pokalbio klausimais, kur papasakoju kiekvieno iš šių struktūrą atsakymo ir net pateikiu kelis pavyzdžius. Ir pažadu juo pasidalinti tuo video rytoj savo social media. Tai kam įdomu, aš labai siūlau sekti mane Instagrame, karjeros konsultantė. Taip pat aš turiu Facebooką, karjeros konsultantė Aistė ir turiu grupę net karjera ir savirealizacija, kur irgi pasidalinsiu daugiau informacijos. Tai kam aktualu, rašau kitės ir jeigu turėsit klausimų, mielai juos atsakysiu diskusijos metu. Ir dar norėčiau pasakyti, kad Kalėdų proga taikau 10% asmeniniam žemėlapiui arba krypties pasirinkimo konsultacijai nuolaidą su kodu Kalėdos. Tai jeigu kažką domintų, norėtų, galvojot apie tai susisiekit ir pabendrausim. Ačiū labai. Tai ačiū labai, Aistė, tikrai buvo labai naudinga, vertinga. Aš manau, per šitą pusvalandį žmonės tikrai turėjo ką pasižymėti. Matau, kad mes jau ir turime keletą klausimų ir aš irgi labai pritariu ir kviečiu sekti Aistę, nes pas Aistę aš kiekvieną kartą vis randu naujų rekomendacijų CV darbo pokalbio klausimais. Tai tikrai labai naudinga. Tai Aistė, tikrai grįšim su klausimais, o aš mūsų klausytojams primenu, užduokit klausimus, pažiūrėkit, čia yra, kaip aš sakau, Pandoros skrynia, tik klauskit ir tikrai pasidalinsim. Tai ačiū, Aistė, paleidžiam tave į pertraukėlę šiek tiek pailsėti iki mūsų diskusijos. O aš tada kviečiu prie mūsų prisijungti Viltę ir, kaip ir minėjau, Viltė yra Wix.com personalo atrankų partnerė, tai kam neteko susidurti su Wixais, tai Wixai yra svetainių kūrimo platforma. Ir Viltė daugiau papasakos, kaip jie vykdo atrankas ir bendrai pakalbės apie darbo paieškas. Tai vėlgi primenu, naudokitės progą, užduokit savo klausimus, o aš perduodu Viltei eterį ir gerą pranešimą. Tai ačiū, Evgenija, už gražų pristatymą. Malonu dalyvauti šiame pranešime. Tikiuosi, kad bent dalį klausančių šio pranešimo mano patarimai bus naudingi, ypatingai tiems, kurie galbūt planuoja ieškoti naujo darbo arba šiuo metu netgi dalyvaujate atrankos procese. Noriu pabrėžti, kad mano pranešimas yra pagrįstas mano asmeninė patirtimi, ypatingai turbūt Wixų dabartinės įmonės patirtimi. Tai nereiškia, kad tikrai visos įmonės taip ir elgiasi ar daro dalykus, bet turbūt šiandien IT sektorius yra pakankamai, sakykime, ypatingai atrankos procesas supanašėjęs visur, vienur užtrunka trumpiau, kitur ilgiau. Tai tikiu tikrai, kad bus naudingų patarimų. Tai kas iš vis yra ar ne ta atranka? Labai dažnai tenka susidurti, skaityti įvairiausius mitus, kaip tos atrankos vyksta. Kartais kandidatai klausia irgi visokių klausimų, kurie ne visada yra tiesa. Tai tikiuosi, kad išsklaidysiu keletą galbūt mitų apie atrankos procesą ir tada judame iš karto ar ne į tą sąrašą atrankos žingsnių. Tai tikrai neišsigąskite, jų yra daug, bet ką noriu pabrėžti, kad būtent šiame sąraše pirmieji 3 atrankos žingsniai ir paskutiniai 3 atrankos žingsniai kandidatui yra nematomi. Tai reiškia, kad ta atranka nėra tai tik pokalbis ar ne, namų darbas kažkoks, tai yra dalykų, kurie vyksta sakykime, uždarų durų įmonės viduje. Ir aš apie kiekvieną atskirai šiek tiek ir papasakosiu apie kai ką galbūt daugiau, apie kai ką mažiau. Gali kartotis, tikrai pastebėjau, ir Aistės pranešimo klausiau, kartosis kažkokie dalykai,
kai kur mūsų nuomonės galbūt netgi ir nesutaps, bet vėlgi, kaip ir minėjau, tai yra mano asmeninė patirtis, tai nereiškia, kad tai yra visų tiesa. Tai dažnai kandidatai klausia manęs, tai kodėl jūs ieškote to naujo kandidato, naujo žmogaus. Tai aš išskyriau 4, sakykime, gal pagrindinės ar ne priežastis. Tai gali būti, kad komandos arba įmonės veikla plečiasi, tai tiesiog žmonės nebespėja, produktas auga, vartotojų skaičius auga ir jiems tiesiog prisireikia papildomų rankų tam darbui. Gali būti ir taip, kad jeigu tai yra kuriamas produktas kažkoks, tai vėlgi plečiasi ar ne veikla, atsiranda nauja apskritai pozicija, kurios mes niekada neturėjome. Taip pat tenka pakeisti išėjusius žmonės, tačiau tai nėra tik išėję žmonės iš įmonės, tai gali būti išėjęs darbuotojas į vaiko priežiūros atostogas, arba, pavyzdžiui, čia Vikso viduje tikrai žmonės juda tarp komandų. Tai gali būti, pavyzdžiui, žmogus perėjęs iš vienos komandos į kitą, arba, pavyzdžiui, tarkim, koks mobilo programuotojas perėjo į frontendo programavimą, tai tikriausiai ta komanda norės ar ne pasipildyti savo komandą naujų žmogumi. Ir ypatingai turbūt tarptautinėse įmonėse, kas, pavyzdžiui, Viksai ir yra tarptautinė įmonė, gali būti, yra tų komandų, kurioms nėra labai didelio skirtumo, kur tas žmogus darbuosis. Ar tai iš Lietuvos, ar iš kitos šalies, tai gali būti, kad vienu metu vyksta atrankos paraleliai keliose šalyse ir ten, kur pasamdom pirmiausia, ten ir darbinam tą žmogų. Tai išsigryninome ar ne tą poreikį, atėjo laikas darbo skelbimui. Vėlgi, bent jau mūsų atveju, mano įmonės atveju, tai skelbimus pas mus rašo samdančioji komanda arba jos vadovas, todėl kad jisai arba tas tikriausiai jau vadovas ar ta komanda, jie geriausiai žino, ko reikia jam į komandą ir taip pat kaip geriausiai patraukti kandidato dėmesį būtent tame skelbime, į kokius žodžius atkreipti dėmesį ir taip toliau. Dažnai skelbimus skelbiame ne tik karjeros svetainėje savo, tačiau ir, aišku, LinkedIn'e, Facebook'e kartais, darbo skelbimų portaluose ir kartais būna, kad uždarius darbo skelbimą viduje, jisai, tas uždarimas nesuvaikšto taip greitai ir tada gali būti, kad jūs, pavyzdžiui, matote skelbimą kažkur, tarkim, ten CV online, o pas mus jo nėra. Tai noriu pabrėžti, kad tikriausiai patikimiausias šaltinis visada yra karjeros svetainė. Jeigu nematote karjeros svetainėje skelbimo, kurį pamatėte kažkur kitur, tai greičiausiai jo ir nėra. Ir taip vadiname ar ne ilgai kabančius skelbimus, tai tokie skelbimai ne visada reiškia, kad įmonė yra labai išranki ir kad jie negali niekaip išsirinkti tinkamo kandidato. Tai gali reikšti, kad, tarkim, mes turim keletą pozicijų tokiu pat pavadinimu arba tokio pat ar ne specialybės žmogaus ieškome. Tai tokiu atveju nerašome skelbimo atskirai komandoms, tiesiog įdedame bendrą atrankos proceso metu, pamatuojame kandidato kompetencijas, įvertiname galbūt netgi ir asmenybiškai, pažiūrime, kurią komandą jisai tiktų, irgi įgūdžiai, seniority kažkoks tai lygis ir tada jau kartu su kandidatu nusprendžiame, kuri komanda jam būtų geriausia. Tai keletas tokių praktinių patarimų ir apie tos darbo skelbimus. Tai, kaip ir Aistė minėjo, labai rekomenduoju skaityti skelbimus atidžiai ir iki galo, nes yra tekę, sakykime, turėti darbo skelbimų, kur buvo parašyta, kad darbas yra pamainomis, tačiau paskambinus kandidatui ir paklausus, ar jam yra priimtina, tai buvo tikrai nustebusių kandidatų, sakė, kad nematė, tikrai nepriimtina, negali jisai dirbti naktimis ir savaitgaliais, ir tada gaunasi sugaištas laikas ar ne abiejų pusių. Taip pat pabrėžiu, kad skelbime dažniausiai, aš tikiu, kad dauguma įmonių aprašo idealų kandidatą. Tai tarkime, jeigu mes prašome 3 metų patirties, o jūs turite 2, tai tikrai paskatinčiau vis tiek aplikuoti, tačiau per daug nenukrypti nuo reikalavimų. Nes jeigu, pavyzdžiui, mes aiškiai esame įvardinę, kad mums reikia senior lygio kandidato ar ne 5 metų patirties, o jūs ką tik baigėte, tarkim, ten coding kažkokią akademiją, tai greičiausiai
vėlgi bus sugaištas laikas tiek jūsų, tiek mūsų ir jūs būsite vis tiek atmestas. Tokiu atveju rekomenduočiau susisiekti tiesiogiai nebijoti, tiesiogiai susisiekti su atrankos specialistu arba tos pačios srities žmogumi dirbančiu toje įmonėje, arba netgi, jeigu matote, kad tai yra menedžeris, team leadas, ir tiesiog paklausti, kokia situacija, gal jūs žinote, ar samdote ir taip toliau. Irgi tekę tokių atvejų turėti ir tikrai nerekomenduoju, jeigu nepraėjote neseniai atrankos ir buvote atmestas, neprašyti tos įmonės žmonių, kurių nepažįstate, jūs parekomenduoti. Dėl to, kad įmonės dažniausiai turi ar ne vidinės sistemas, mes matome, kad jūs neseniai nepraėjote atrankos, ir tada požiūris į tą kandidatą, jisai tikrai smunka mūsų akise. Taip pat nerekomenduoju aplikuoti iš karto į keletą pozicijų, vėlgi sistemoje viskas matosi ir atrankos proceso metu mes išsigryniname tą jūsų lūkestį kaip kandidato ir mūsų poreikį ir galiausiai mes bandome, ar ne, mes tikrai nesamdysime žmogaus tik dėl to, kad mums būtinai reikia užpildyti tą poziciją, bandysime atrasti idealiausią variantą abiejoms pusėms ir kartu nuspręsime, kur jums labiausiai tinka. Ir labai prašau neaplikuoti į pozicijas, kurių pavadinimų nesuprantate. Ypatingai, kadangi mūsų skelbimai, pavyzdžiui, visada būna anglų kalba, esam tarptautinė įmonė, beje, viena rekomendacija, kurios irgi nepaminėjau, tai arba gal paminėsiu prie CV, tai žodžiu, neaplikuoti į skelbimus, kurių pavadinimų nesuprantate, nes tikriausiai, jeigu nesuprantate, tai jūs ir nebūsite tinkamas į tą poziciją. Tai aplikavote, ar ne, dabar atėjo laikas gyvenimo aprašymo tai atrankai vadinamai. Tai tikriausiai apie šį žingsnį yra daugiausia įvairių tokių mitų, nežinomų dalykų. Tai ką galiu iš karto pasakyti, kad visus gyvenimo aprašymus peržiūri realus žmogus. Yra tekę girdėti, kad turime kažkokius robotukus, AI-us, kurie seka keywords, kažkokius CV ir automatiškai atmetinėja arba priiminėja žmonės, tai tikrai taip nėra. Kiekvienas žmogus, kiekvienas aplikuojantis ar ne kandidatas yra peržiūrimas rankiniu būdu ir taip tada jau toliau nusprendžiama, ar eiti su to žmogumi į atranką, ar jį visgi atmesti. Įgudusiam atrankos specialistui CV peržiūra užtrunka nuo kelių sekundžių iki kelių minučių, turbūt kelios minutės tai jau yra ilgai. Tokio atveju, jeigu užtrunka, net sakyčiau, tai nėra netgi geras ženklas, jeigu man užtrunka keletą minučių žiūrėti į CV, nes tai reiškia, kad aš turiu ieškoti informacijos, tai kągi jūs iš tikrųjų veikiate tam darbe. Ir aišku, to pirmo įspūdžio 2 kart padaryti negalima, tai ką to noriu pasakyti ir iš karto einu prie praktinių patarimų, kad kaip ir Aistė minėjo, tas jūsų ar ne gyvenimo aprašymas tikrai yra svarbi dalis, tai yra toks pirmas įspūdis samdančiai įmoniai. Tai mano rekomendacija tiems, kurie galbūt neturi, susikurti LinkedIn profilį arba jį atsinaujinti. Aš asmeniškai mūsų aplikacijos formoje yra laukelis, kur galima įdėti nuorodą į LinkedIn profilį. Jeigu aš tą nuorodą matau, aš iš karto, net neatvertus gyvenimo aprašymo, einu į LinkedIn ir ten bandau žiūrėti, ar mums tas kandidatas tinka. Kodėl? Dėl to, kad LinkedInas, tai formatas yra visada toks pat, aš jau žinau, kur kas parašyta ir man labai lengva rasti. Jeigu visgi, vis tiek yra tikrai kandidatų, kur ir neprisega netgi jokio CV ir mums tas tai nėra problema, jeigu jūs turite atnaujintą savo LinkedIn profilį. Darbo patirtį tikrai rekomenduoju aprašyti kuo konkrečiau. Pavyzdžiui, jeigu, tarkim, dirbate su pardavimais, rašykite, kokie tie pardavimai, kam jūs pardavinėjate, koks yra jūsų produktas. Jeigu tai, pavyzdžiui, jūs ten esate kažkoks menedžeris ar ten vadovas, parašykite, nes vadovas skirtingose įmonėse gali reikšti ar ne skirtingą dalyką. Tai aprašykite, kokią dydžio komandą. Žinoma, neišsiplėskite, nerašykite paragrafų, geriausia tai turėti papunkčiui keletą tokių trumpų sakinukų. Šiaip visada įdomu tikrai paskaityti ir pažiūrėti, kur žmogus mokėsi. Noriu atkreipti dėmesį, kad, pavyzdžiui, ypatingai turbūt
privačiame sektoriuje išsilavinimas tikrai yra turbūt vienas iš nesvarbiausių mums dalykų. Turiu omeny oficialus tas išsilavinimas, mes diplomų netikriname. Mums svarbiau, mes manome, kad mūsų atrankos procesas yra pakankamai išsamus ir mes pamatuojame, ar ne, kokios yra jūsų kompetencijos, kokie įgūdžiai ir taip toliau, bet visai yra įdomu pamatyti, kokius mokymus žmonės yra baigę, ar galbūt savanoriauja kažkur, tai tada galima irgi susidaryti įspūdį apie to žmogaus, galbūt netgi ir vertybės. Čia irgi, sekantis punktas apie profilio nuotrauką, tai tikrai nežinau kodėl, bet Lietuvoje yra labai įprasta dėti profilio nuotrauką į gyvenimo aprašymą. Mūsų atveju, man tai yra visiškai nereikalingas dalykas, kaip žmogus atrodo, arba jūsų išvaizda niekada jums nepadės gauti to darbo. Mes niekada nežiūrim apskritai į nuotraukas, mums nėra svarbu, kaip jūs atrodot. Tai tikrai rekomenduoju nedėti nuotraukas ir apskritai vengti paveikslėlių, kažkokių ryškių spalvų, žvaigždučių, saulučių. Geriausia, kad tai yra, tai būtų ar ne tekstas, paprastas, galbūt paryškinta darbovietė, paryškintos pareigos ir viskas, ir to ir užtenka. Netgi jeigu jūs neįdėjote savo išsilavinimo, pavyzdžiui, nebaigto, mums irgi tas nėra aktualu. Ir vengti perteklinės informacijos, pavyzdžiui, tarkim, jeigu darbas nereikalauja vairuoti ar ne kažkur vairavimo įgūdžių, neįdomu mums, kad jūs turite ten kažkokios tai grupės vairuotojo pažymėjimą. Čia kaip vienas iš pavyzdžių. Ir ką dar norėjau ir prieš tai užsiminiau pasakyti, kad jeigu darbo skelbimas yra anglų kalba, labai rekomenduoju ir CV dėti ir aplikuoti su CV, kuris yra parašytas anglų kalba. Dėl to, kad pas mus ypatingai ir kitose, tikiu, tarptautinėse įmonėse, ne tik mes, lietuviai, ar ne, tikriname jūsų gyvenimo aprašymą, kartais mes einame pas savo kolegas užsienyje, jeigu samdantysis vadovas yra užsienyje, pasikonsultuoti, ką tu manai apie šitą profilį, apie šitą žmogų, apie jo patirtį. Jeigu jūsų CV bus lietuvių kalba, aš negalėsiu tokio profilio ar to CV parodyti samdančiam vadovui, kuris būtų užsienyje. Atranka telefonu, dar kitaip vadinama CV screening. Šita, tai yra jau pirmas ar ne žingsnis, kuriame jūs tiesiogiai dalyvaujate. Kam jisai reikalingas, tai tikslas yra lūkesčių išsigryninimas, taip pat papasakoju bent jau aš apie poziciją, apie atrankos procesą ir tai gali būti irgi vieta klausimams ir atsakymams. Mes tai neskaitome kaip oficialaus pirmo atrankos žingsnio. Noriu pabrėžti, kad tarkim mano atveju aš kaip atrankų specialistė visada esu kandidato pusėje. Tai dėl to visada pasiskambinu, pasiklausom, galbūt kandidatas turi kažkokių tai lūkesčių, kurių mes negalėsime ar nepateisinti, tai yra ta vieta, kur reikėtų tuos dalykus išsiaiškinti netgi prieš pradedant atrankos procesą. Ir skambutis dažniausiai užtrunka nuo 10 iki 30 minučių. Vėlgi keletas patarimų iš mano pusės. Jeigu netinkamas metas pokalbiui, nes tikrai būna dažnai paskambinu neįspėjusi, tiesiog pasakykit, kad nėra tinkamas laikas, pasiskambinam kažkada kitą kartą. Teko girdėti, kad kandidatai bijo pasisakyti, kad jie negali kalbėti, nes galvoja, kad jeigu nepakalbės, tai viskas, praras šansą, mes skambinsim kitiem kandidatam ir jie praras šansą gauti tą darbą. Taip pat noriu paskatinti, galbūt pasisakyti viską, ką turėtumėme žinoti prieš pradedant atrankos procesą. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie aplikuoja iš kitų miestų. Jeigu įmonės politika yra darbas iš ofiso, bet jums tai nėra priimtina, tikrai rekomenduoju pasisakyti tai iš karto, ar tiesiog kažkokios kitos asmeninės detalės, galbūt ten šiuo metu dirbate iš užsienio ir dar neplanuojate grįžti ten, pavyzdžiui, pusę metų. Nebijokite klausti klausimų, kaip ir minėjau, tai yra vieta klausimams, atsakymams ir pasigalvoti taip pat apie atlyginimo lūkestį. Dažnai šito klausiu pirmo skambučio metu, tam, kad įsivertinti, turbūt pamatyti, kaip kandidatas save vertina ir tiesiog aptarti tą lūkestį, nes vėlgi paminėsiu
tas žmogus, kuris skambina, jisai greičiausiai yra atrankų specialistas, jisai visada yra jūsų pusėje. Jeigu jūs pasisakysite apie savo lūkestį, tai jisai tikrai stengsis tą lūkestį kažkaip pateisinti, kai jau ateis laikas ar ne pateikti pasiūlymą darbą. Tai va, tai atėjo laikas darbo pokalbiui. Interviu procesas, žinant ar ne ir matant, kiek gali būti žingsnelių, tai gali užtrukti arba turėti nuo 2 iki netgi 10 skirtingų žingsnių. Tose žingsniuose, tai tarkim, gali būti techniniai pokalbiai, kažkokie specialybiniai pokalbiai, kuriuose tikrinamos kompetencijos, žinios, įgūdžiai ir taip toliau. Labai dažnai ir tikriausiai kuo toliau, tuo dažniau įmonės turi užduotis, tai gali būti arba online užduotis kažkokia, tai arba namų darbas. Vėlgi, namų darbui gali būti skiriama arba duodama 1 diena, arba netgi savaitę laiko, nes tikrai yra užduočių, kurios užtrunka. Na ir žinoma, dažniausiai žmonės yra dirbantis, tai asmeniniai gyvenimai ne visada turi laiko, ar ne, tiesiog per dieną atsisėsti ir padaryti. HR pokalbiai, žinau, kad įmonių yra, kurios daro asmenybinius testus ir taip toliau. Tai dėl to, na ir priklausomai nuo pozicijos svarbos, gali būti nuo 1 iki 10 žingsnių tame atrankos procese. Ir aišku, tikslas, kiekvienas žingsnis, nėra nei vieno žingsnio daromo veltui. Visada jisai turi tikslą kažkokį ir žinoma, tai bendrai tariant, tai dažniausiai tai yra įsivertinti kompetencijas, pažinti žmogų, pažinti jo asmenybę. Šioje vietoje turbūt ypatingai per HR pokalbį norime pasimatuoti, įsivertinti kandidato vertybės ir pažiūrėti, ar jos sutampa su įmonės vertybėmis. Jeigu bus nesutapimas, tai nebus nei jums gerai, nei mums, kaip samdančiai įmoniai. Ir žinoma, šioje vietoje per darbo pokalbius tai ne tik įmonė vertina kandidatą, tačiau tai yra ir vieta kandidatui įvertinti įmonę. Ir tikrai žinau, kad mūsų žmonės, kurie dalyvauja atrankos procesuose, stengiasi, na tai jie yra ambasadoriai tos įmonės, tai jie stengiasi perteikti įmonės kultūrą kuo geriau ir tikrai dabar stengiamės ir pasikviesti kandidatus į savo biurą, kad pažiūrėtų, kaip mes gyvename, kaip žmonės bendrauja tarpusavyje ir taip toliau. Keletas patarimų vėlgi, kaip ir Aistė minėjo, labai rekomenduoju pasiruošti ir praktikuotis, nes dažnai arba dažnam atrodo, kad tarkim paklausus ar ne klausimo, papasakok apie save, dažnas galvoja, oi, tikrai papasakosiu, bet nepasirepetavus gaunasi, kad, na vis tiek yra šioks toks stresas, pradeda pasakoti dalykus, kurie visiškai nėra man aktualūs, ar ne, kaip klausančiam žmogui, bandančiam atrinkti tą gerą kandidatą. Na tai tiesiog taip pat pasiskaityti, pasigūglinti klausimus, dažniausiai užduodamus klausimus ir pasigalvoti konkrečiai, netgi užsirašyti, ką juos atsakytumėte. Labai nerekomenduoju pataikauti ir atsakinėti į klausimus taip, kaip jums atrodo, kad mes norime išgirsti. Dėl to, kad, na vėlgi, mes bandome rasti tą idealų atitikimą tarp kandidato asmenybės, įgūdžių ir įmonės vertybių. Jeigu jūs bandysite atsakinėti taip, kaip mes norime girdėti, na tiesiog, vėlgi, tai nebus gerai nei jums, nei mums. Ir, žinoma, pasiruošti klausimus. Dažniausiai atrankos proceso metu kandidatams natūraliai kyla klausimų, bet tikrai nereikėtų bijoti tų klausimų klausti. Ir po atrankos proceso vėlgi ateina tie dalykai, kurių kandidatas nemato. Tai bent jau VIX įmonėje, mano įmonėje, ar ne, po viso atrankos proceso visi dalyvavę atrankos procese, dažniausiai tai būna nemažai žmonių, nes viename interviu, ypatingai kai tai, na, kalbama apie techninį kažkokį kompetencinį interviu, dažniausiai dalyvauja po 2 žmonės, tai tame kandidato aptarime, kurį mes vadiname samdymo komitetu, gali būti apie 10 žmonių. Na ir ką mes darome? Susėdame visi ir tiesiog, na, ir apkalbame, ne, ar aptarinėjame kandidato motivaciją, kaip mums pasirodė jinai, kompetencijas, kažkokius asmenybinius aspektus, na ir tą dažnai minimą kultūrinį fitą arba kultūrinį atitikimą į įmonę arba į komandą. Ir
kai jau nusprendžiame, kad tas kandidatas mums tinka, patinka ir mes norime jį samdyti, tai ateina laikas pasiūlymo rengimui ir įdarbinimo dokumentams. Sprendimo priėmimui būtent tame kartais tikrai sprendimas būna priimamas per vieną dieną, bet gali tai užtrukti ir iki savaitės laiko. Kaip ir minėjau, dažniausiai bandome dar pasikalbėti su visais dalyvavusiais, galbūt tie žmonės yra kitoje šalyje, kartais sunku juos pagauti, taip pat pasiūlymą reikia rengti ir iš finansinės ar ne pusės, tai nėra tik vieno žmogaus sprendimas, tai tie dalykai užtrunka. Tai jeigu iki savaitės laiko, tarkim, negrįžtame pas jūsų atsakymą, ar kažkuri įmonė, kur ir dalyvaujate, negrįžta, tai dar nėra tas laikas, kad jau reikia išsigąsti, kad jūsų nebepriims. Tikrai mes asmeniškai Viksuose, tikiu ir kitos įmonės taikome sąžiningumo principą įmonės darbuotojų atžvilgiu. Tai jeigu, tarkime, jūs ateinate su labai aukštu finansiniu lūkesčiu, o mes atrankos proceso metu išsiaiškinome ir pamatėme, kad jūsų kompetencijos nesiekia to lūkesčio ir yra, sakykime, jūs gerokai mažiau žinote už darbuotoją, kuris, pavyzdžiui, gauna tiek, kiek jūs paprašėte, tai mes taikysime tą sąžiningumo principą ir tikrai nesiūlysime arba labai retai siūlysime tiek, kiek jūs norite, tik dėl to, kad jūs norite. Kaip ir paminėjau, atrankų specialistas visada yra kandidato pusėje, tai visada sakau, kad yra naudinga išsakyti tą finansinį lūkestį atrankos specialistui, jisai gali tikrai viduje žino rėžius, dažniausiai gali pakonsultuoti ir gali netgi kažkiek pakovoti, ar ne, gaunant tą jau geriausią pasiūlymą. Ir irgi dažnai susiduriu ir netgi draugų rate ar pažįstamų rate su tokiu pasakymu, kad bijau, kad man neatsiimtų to darbo pasiūlymo. Tai bent jau iš mano praktikos tas įvyksta labai retai. Tikrai įmonės labai retai atsiima pasiūlymus dėl kažkokių neaiškių priežasčių, nebent jūs nepateikėte atsakymo, 2 savaitės, mėnesį. Dažniausiai susitarėme, per kurį laiką galime tikėtis atsakymo. Bet būna ir tokių atvejų, kad žmonės dalyvauja keliose procesuose ir atrankose vienu metu ir jeigu įmonė, kuri pirma pateikia pasiūlymą, pasako, kad tu turi 2 dienas apsispręsti, tai žmonės išsigąsta ir sako, okei, priimu pasiūlymą ir net nebepabaigia atrankos proceso su kitomis įmonėmis. Tai šioje vietoje rekomenduoju atvirai pasisakyti, ar ne, kad aš šiuo metu dalyvauju su kitomis įmonėmis, aš noriu gauti iš visų pasiūlymus ir įsivertinti racionaliai, kuris man yra geriausias ir tada ramiai priimti sprendimą, į kurią įmonę aš prisijungsiu. Tai kai pateikiamas yra pasiūlymas, tada jau jūs jį priėmėte ir įdarbinimo dokumentų tada rašymas būna, tai keletas tokių punktų. Mes, pavyzdžiui, Viksuose ir vėlgi tikiu, kad ir kitos įmonės nedarome ir netikriname tų background check vadinamų, nereikalaujame buvusių darbdavių kontaktų, mes jumis pasitikime ir mes manome, kad mūsų atrankos procesas yra pakankamai toks, išsamus ar ne, kuris mums tikrai padeda atsirinkti kandidatą teisingai ir, tarkim, Viksų viduje pas mus tik teoriškai yra bandomasis laikotarpis. Nežinau, ar iš vis yra buvę tokių atvejų, kai mes žmonių darbuotojai nepasiliekame per bandomąjį laikotarpį. Ir nenustebkit, kad įmonės prašo dokumentų, asmeninių dokumentų, nes tai yra reikalinga paruošti ar ne tą įdarbinimo sutartį. Ir turbūt dabar labai dažnai dokumentai yra pasirašomi online. Vėlgi tikrai esu sulaukus klausimų, ar mes pasirašysim sutartį mano pirmą darbo dieną, tai tikiu, kad visos įmonės nori pasirašyti sutartį kuo greičiau, tai pasirašoma sutartis ir tada jau kiek reikia, tiek laukiam. Gali būti nuo savaitės iki netgi 2 mėnesių, bet jeigu mes žinome, kad tas žmogus ateina ar ne, po to mėnesio ar 2, mes tikrai tiesiog ramiai sėdime ir laukiame, kol ta sutartis jau yra pasirašyta. Tai toks yra tas mūsų atrankos procesas. Kaip ir minėjau, mano patirtis tikrai yra pagrinde grįsta mano patirtimi Viksuose. Labai kviečiu
pasekti mūsų svetainės ir puslapius Instagramo ir Facebooko paskyrose, kurios vadinasi Wix Vilnius. Šios svetainės ir tos paskyros yra skirtos būtent Lietuvos rinkai, nes vis tiek Wixai yra tarptautinė įmonė, daug kas sako, kad jo, mačiau ten kažkokias reklamas, aš žinau, kas tai yra Wixai, bet mes labai norime per šitas paskyras parodyti, kokie Wixai yra būtent Vilniuje ir kokie jie yra Lietuvoje ir ką mes čia veikiame, kas vyksta, kaip tas gyvenimas čia verda ir taip toliau. Tai va, tai tiek, ačiū, tikiuosi buvo naudinga. Tai Vilde, vienareikšmiškai buvo naudinga pasiklausyti ir labai buvo iš tikrųjų įdomu ir man labai patiko ta tavo frazė, kad atrankų specialistai yra kandidatų pusėje, nes kartais tikrai mes jaučiam ir kandidatai sako, va, čia atrankistas neatsirinko, čia atrankistas nenorėjo manęs, taip nėra, mes visi esam žmonės ir mes visi esam suinteresuoti, kad į mūsų organizacijas ateitų geri darbuotojai, teisingai, tai tą tikrai palinkėčiau užfiksuoti visiems. Tvarkoj, Vilte, ačiū labai, aš tave irgi paleidžiu šiek tiek pailsėti dabar, atsigauti po pranešimo. Ir mes su jumis keliaujame toliau. Matau, kad mūsų klausimų skiltis tikrai po truputį plečiasi. Tai buvau pasiruošusi ir iš savo pusės keletą klausimų, bet manau, kad tiesiai po pranešimo mano keliausime į jūsų klausimus. Tai jeigu atsiras eigoj tų klausimų, tikrai užduokit. O sekantis bus mano pranešimas ir mano pranešimas bus asmeninis mano pasidalinimas, asmeninė mano istorija. Tai kas seka mane Instagrame laisva kėdė, Facebook'e laisva kėdė, tai dažniausiai matot, būna daug įvairiausių būtent istorijų ir rekomendacijų iš karjeros temos ir personalo valdymo temos. Bet šiandien aš pasidalinsiu, kaip mano pačios klostėsi karjeros kelias ir pavadinimą pasirinkau ne šiaip savo. Pavadinimas mano temos yra nuo 0 iki 9 darbo pasiūlymų. Kaip tai įmanoma ir kokius namų darbus reikia atlikti. Ir čia mes girdėjome tiek iš Aistės, tiek iš Viltės pasikartojantį leitmotyvą. Ruoškimės darbo paieškai, ruoškimės darbo pokalbiams. Tie 40 minučių, kurias jūs gaunate interviu metu, arba tos 6 sekundės, per kurias mes peržiūrėm jūsų gyvenimo aprašymą, tai čia jau ir yra rezultatas. Bet labai svarbu, kokį kelią jūs nueinate iki to momento. Tai mano pačios karjera prasidėjo 2014 metais, kai aš studijuodama psichologiją nusprendžiau, kad jau gal laikas pradėti kažkokių darbų ieškotis ir tuo metu, kiek čia bus jau beveik 10 metais, mes neturėjom labai daug patarimų. Mes neturėjome tokių Europas renginių, neturėjome tiek konsultacijų, kiek dabar yra tikrai smagių, šaunių iniciatyvų. Ir ką mes darydavom, bent jau aš, tai googlindavau. Tai kaip turi atrodyti tas gyvenimo aprašymas. Ir pasikartojantis motyvas visą laiką būdavo, padarykit savo gyvenimo aprašymą kūrybišką ir išsiskirkit iš daugumos. Tai aš būdama 20 keliarių metų tą kūrybiškumą supratau savaip, pasidariau CV, pradėjau jį siūsti ir manęs niekas niekur nekviečia. Siunčiu vieną, antrą CV ir kartais atrodydavo lyg į bedugnę tiesiog. Ir tada aš supratau, kad greičiausiai aš kažką darau ne taip ir kai pradėjau aiškintis apie tai, kaip turi atrodyti gyvenimo aprašymas, tai supratau, kad būtent tos rekomendacijos, apie kurias šiandien kalbėjo tiek Aistė, tiek Viltė, jos yra esminės. Nes mano CV buvo kelių lapų, aš buvau sudėjusios visas maksimaliai patirtis, buvau įdėjusi nuotrauką iš vieno nacionalinio parko, nes man atrodė, kad darbdaviui labai patiks, kad aš mėgstu keliauti, bet nieko bendro su kelionėm aš nekandidatavau. Ir tada, kaip aš pradėjau mokytis ir aiškintis, kaip tas turi atrodyti CV, tai aš pradėjau domėtis, kas moko šitais klausimais. Ir tuo metu mes turėjome Vilniaus universitete įvairiausius seminarus ir mokymus, tai buvo vienas momentas, tai irgi labai rekomenduoju, jeigu jūs šiuo metu studijuojat, pasižiūrėkit. Dažniausiai universitetai turi arba karjeros centrus, arba karjeros specialistus, kurie jums tikrai gali pagelbėti su savo gyvenimo aprašymo sudarimu ir tada nereikia išradinėti dviračio lygioj vietoj. Tai būtent tada, kai aš pradėjau lankyti tas paskaitas, aš supratau, kad mano CV atrodo visiškai prastai ir jį reikia iš pagrindų koreguoti. Tai buvo pirmoji pamoka. Antroji pamoka buvo ta, kad kai susitvarkai savo CV ir nueini į darbo pokalbį, vėlgi ne visada gerai jame pasirodai. Tai va tai, ką jūs sakėt ir ką minėjo irgi abidvi mūsų pranešėjos, kai pavyzdžiui mūsų prisistatymas iš 1 minutės tampa 5 minutės, kai mes nežinom apie įmonę nieko, kai neturime klausimų, tai visa tai kuria mūsų įspūdį. Tai ką aš pradėjau daryti, aš pradėjau vėlgi
repetuoti tos darbo pokalbius, simuliuoti, bandyti, nes tos struktūros, kurios jūs išgirdot šiandien, jos yra labai panašios ir jos yra atsikartojančios. Ir čia antras momentas, kuris man tikrai labai pagelbėjo, tai buvo mentorystės programos. Ir kas seka mane, tai visą laiką matot, aš dalinuosi. Ir mano keletą projektų, kurie aš manau tikrai yra labai šaunus ir aš rekomenduoju užeiti pasiekti, tai yra LT Big Brother, vienas mentorystės projektas, visiškai nemokamas, ir antras mentorystės projektas yra iDialog. Ir tuo metu buvo tik LT Big Brother, aš jame sudalyvavau, gavau mentorę ir ta mentorė man pagelbėjo karjeros kelyje, būtent su gyvenimo aprašymu, su darbo pokalbiu. Ir dar vienas momentas, kurį aš tada supratau, kad vienas reikalas yra turėti gerą CV, yra labai svarbu pasiruošti darbo pokalbiui, bet tuo pačiu yra labai svarbios profesinės rekomendacijos. Ir profesinės rekomendacijos, aš irgi visą laiką sakau, čia ne tėtų, dėdžių, mamų rekomendacijos, čia yra rekomendacijos, kai mus rekomenduoja kaip savo srities profesionalus. Kai mes esam jauni, kai mes esam be patirties, kai mes keičiam karjeros kryptį, turi būti tam tikro avanso, kodėl turi pasirinkti mus. Kodėl turi pasirinkti, pavyzdžiui, Jevgeniją 14 metais be patirties, o ne kokią Oną su 10 metų patirtimi. Ir tame projekte aš pradėjau pažindinti su žmonėmis ir ta pati mano mentorė rekomendavo mane į vieną iš organizacijų, kuri tuo metu ieškojo savo koordinatorės. Aš nuėjau, sudalyvavau pokalbį, darbo skelbimo net nebuvo, tai tikrai turėkite omeny, kad dalis darbo skelbimų net neatsiranda internetinėse platybėse, dėl to, kad mes ieškome būtent per profesinės rekomendacijas. Aš sudalyvavau, patikau ir mane priėmė į darbą. Tai buvo mano vienas iš pirmųjų darbų, tai sutvarkytas CV, pasiruošta darbo pokalbiui ir pradėtas kurti socialinis tinklas. Tai netingėkit ir kurkit platų profesinį žmonių ratą. Tai taip, mano vienas iš pirmųjų darbų, ir paskui aš, kai studijavau organizacinę psichologiją, buvau jau magistrantūroje, aišku, visada yra svajonė keliauti dirbti pagal savo profesiją, personalo valdymą. Pakliūti personalo valdymą nėra taip lengva, ypatingai karjeros pradžioj. Ir čia vėlgi suveikė ta pati profesinė rekomendacija. Tai mano dėstytoja Vilniaus universitete, mūsų buvo maža grupė, iki gal 7-8 žmonių, skambino man ir sako, Jevgenija, mano buvusi bendrakursė, ieško savo komandos žmogaus. Gal norėtum nueiti į darbo pokalbį? Aš nuėjau, vėlgi nebuvo darbo skelbimo įdėto, mane pakalbino ir sako, Jevgenija, mes įmam, apmokysim tave ir galėsi startuoti personalo valdyme. Tai taip aš susiradau savo antrąjį darbą, bet jau grinai pagal specialybę. Ir čia vėlgi, kas yra labai svarbu, kokį įvaizdį mes kūrėme. Jeigu mes norime, kad mus rekomenduotų dėstytojai, mentoriai, pažįstami, tai labai svarbu, kaip mes atrodome iš šono, ir tai irgi yra investicija. Ir visa tai paskui anksčiau ar vėliau atsiperka ilgalaikiai perspektyvai. Ir tada trečias momentas labai svarbus mano gyvenime, tai buvo stažuotė Jungtinės Amerikos valstijas. Ir atranka buvo tikrai labai didžiulė, galbūt ne tiek, kiek aplikuojančių prasme, aplikavo gal apie 120 žmonių, mūsų atsirinko 20, bet pats atrankos procesas. Reikėjo paruošti, aišku, gyvenimo aprašymą, tada turėjo būti ilgas motyvacinis laiškas, ir nors mes didžiąją dalim atrankistų jų neskaitom, toje atrankoje jį tikrai skaitė. Ir aš porą mėnesių ruošiau vien tą motyvacinį laišką, tada atsakymai į tam tikrus klausimus, diplomų siuntimas. Tai man tikrai užtruko 3-4 mėnesius, dar su vertimų biuru viską taisiau, nes aš jau jaučiau, kad jeigu Jevgenija nori pakliūti tą Amerikos stažuotę, tai tu turi padirbėti, tu negali tiesiog nueiti va bank. Ir aš suaplikavau, mane pasikvietė darbo pokalbį, tai jau man čia buvo didžiulis laimėjimas, nes jau buvo išmoktos visos pamokos prieš tai, kad reikia ruoštis tą darbo paieškai. Nuėjau į pokalbį, išėjau iš jo ir supratau vieną momentą, kad jeigu manęs nepaims, tai jau čia bus ne mano problemos. Čia vadinasi bus kažkokios kitokios priežastys, kodėl aš netikau. Bet aš iš savo pusės padariau maksimumą ir to labai, žinokit, linkiu jums. Nes kai jūs pradedat galvoti, ką ten darbdavys galvoja, kur aš tikau, kur aš netikau, bandžiau įtikti. Aš niekada nebandžiau įtikti darbdaviams. Aš visada einu su intencija parodyti, ką aš galiu, ką aš moku,
o jau jų atsakomybė mane pasirinkti. Mano atsakomybė pasirodyti tinkamai per darbo pokalbį, pagalvoti, kaip tinkamai formuluoti mano stiprybės. Nes kaip mes komunikuojam per darbo pokalbį irgi yra labai svarbu. Aš visą laiką sakau tą pavyzdį, jeigu jūs per darbo pokalbį sakysit, išėjau iš darbo, nes buvo vadovas psichas, žinokit, nelabai gerai skambės. Bet jeigu jūs sakysit, išėjau, nes vadovas kalbėjo su manim pakeltų tonų, nepagarbiai bendraudavo, visai kitaip skamba teisingai. Tai nereikia gražinti realybių, reikia galvoti, kaip jas tinkamai ir etiškai formuluoti. Tai, žodžiu, taip ir buvo, aš praėjau darbo pokalbį, grįžau namo, praėjo mėnesis ir į mano elektroninio pašto dėžutę įkrito laiškas, kuriame buvo parašyta: Jevgenija, sveikinam, mes jūs atsirinkome. Ir taip prasidėjo mano Amerikos kelionė, trukusi 1 metus personalo valdymo srity. Ir vėlgi iki šito taško aš visada rinkdavausi 1 iš 1. Arba tiksliau tariant, mane rinkdavosi darbdaviai. Aš ten daug pasirinkimo neturėdavau, kas kviesdavo, pas tą ir eidavau. Ir kai aš grįžau iš Amerikos, aš pagalvojau, viskas. Dabar jau aš turiu solidžios patirties, jau yra personalo valdyme sukaupta, kiek čia 3-4 metai. Ir ką aš padariau grįžusi, tai 3 esminiai momentai. Pirmiausia, aš daviau žinią LinkedIn. Aš parašiau: sveiki, grįžtu ir ieškausi darbo. Ir aš parašiau ir kelių minučių bėgyje, žinokit, gavau gal 3 ar 4 kvietimus darbo pokalbiams. Ir manęs labai dažnai klausė: Jevgenija, ar čia buvo būtent dėl Amerikos? Tai nežinokit, tai būtų buvę bet kuriuo atveju, aš tikiu. Tiesiog Amerika labai akivaizdžiai baigėsi vienas etapas, prasidėjo kitas, bet jeigu jūs turit kompetencijos ir duodat apie save žinią, tikrai atsiliepia darbdaviai. Tai aš grįžau, pradėjau eiti pokalbius, pradėjau pati aplikuoti ir mane jau kvietė. Mane kvietė, nes aš jau buvau sukaupusi tą bagažą ir vėlgi jau turėjau tų patirčių iš atrankų, tai žinojau, kaip ir per darbo pokalbį elgtis ir ką sakyti. Ir mano tas maratonas darbo pokalbių, aš neatsimenu, kiek aš jų turėjau, gal kokių 40, tai tikrai ten buvo kaip darbas, darbo pokalbiai buvo kaip darbas, nuo ryto iki vakaro išeini. Ir tuo pat metu, kadangi žmonės sakė, va, Jevgenija grįžo, Jevgenija Lietuvoje, aš vis gaudavau vieną ar kitą žinutę iš savo buvusių kolegų, tos pačios buvusios organizacijos mane kvietėsi prie savęs prisijungti, tai buvo nuolatinis kontaktavimas. Tai vienas dalykas buvo, kad aš pati parašiau LinkedIn, antras, kad aš aplikuodavau, o trečias, kadangi aš tame profesinėme pasaulyje buvau susikūrusi tam tikrą reputaciją, žmonės norėjo mane rekomenduoti ir norėjo mane kviestis. Tai visada galvokit, kaip jūs elgiatės savo darbovietėje. Lietuva yra maža ir tikrai apie mus garsas eina labai greitai ir ar mes norime su jumis dirbti arba pakartotinai dirbti, bus labai greitai aišku. Na ir tas maratonas darbo pokalbių baigėsi. O baigėsi, kaip ir supratot, pagal mano pranešimo temą, tai su 9 darbo pasiūlymais. Ir čia buvo pirmą kartą gyvenime, kai aš turėjau teisę rinktis ir praktiškai 90% darbdavių pasakyti, ačiū, pasirinkome kitą organizaciją. Šį kartą ne man sakė, ačiū, pasirinkom kitą kandidatą, bet aš sakiau. Ar visi tie pasiūlymai buvo faini? Žinokit, ne. Tai iš karto noriu pasakyti, kad kartais per rožinius akinius žiūrim, wow, tai žinokit, mes labai daug ko nematom už kadro, tikrai kai kurie pasiūlymai gal buvo ir nelabai atitinkantis tai, ko aš noriu, bet aš pasirinkau darbo pasiūlymą tapti personalo vadovę. Ir ten išdirbau dar 3 metus ir jau po 3 metų išėjau į savo mokymų projektą laisvakėdė.lt ir kartu su juo, su Europasu, kuriame įvairias veiklas ir tuo pačiu kuriu savo atskirai veiklą su personalo valdymo temomis ir mokymais. Tai ką aš noriu pasakyti, žinokit, nėra ta darbo paieška jau tokia sudėtinga, kaip mums kartais atrodo, tik reikia nepamiršti, jog darbo paieška yra darbas ir mano klientai dažnai ir mano klausytojai sako, na, Jevgenija, kaip jūs ir sakot, kas ieško, tas randa. Būtent, bet jeigu jūs ieškot ir nieko nerandat ir toliau bandot ieškoti tais pačiais būdais, tai žinokit, labai gali būti, kad jūs ir nerasite. Čia ieškoti žemuogių gruodžio mėnesį ir sakyti, nerandu. Kiekvienais metais ieškau, bet jų nėra. Tai gal vertėtų jų paieškoti vasarą ir labai gali būti, kad rasit. Arba ieškoti ne toj vietoj, kur ieškot. Tai noriu labai palinkėti, suprast, kad jūs negalit nuspėti darbdavių, visko būna ir atrankas kartais tenka nutraukti, ir ateina krizės, ir COVID ir panašiai, bet jūs visada turit galvoti, ką aš padariau. Ir sutvarkytas CV, sutvarkytas darbo pokalbis, susikurtas kontaktų tinklas, tai yra pamatiniai dalykai, kurie tikrai atveda mus į sėkmę. Tai čia tokia mano trumpa istorija karjeros, manau, kad jūs irgi jų turite labai daug.
Ir norėjau tiesiog įkvėpti ir pasakyti, dirbkit ir dar kartą dirbkit ir tas rezultatas ateina. Tai tiek iš manęs, o mes su jumis, žinokit, nieko nelaukdami, tada keliaujame į mūsų diskusiją, nes aš matau, kad čia klausimų skiltis, ohoho, padaugėjo ir klausimai, matau, netrumpi, dar net nespėjau visų jų paskaityti. Tai labai kviečiu užduoti, jeigu dar jų turėsite, o aš grąžinu mūsų pašnekovės. Aistė ir Viltė. Ir kągi, Aistė ir Viltė, ar pasiruošusios mūsų klausytojų klausimams? Tai ir keliaujame. Taip. Keliaujame iš eilės ir keliaujame į pirmą klausimą, kuris skamba taip. Jeigu žmogus yra nelabai mėgstantis naujoves, ar įmanoma persilaužti ir dirbti srityje, kaip tarkim IT, kur naujovės yra kasdienybė? Tai aš manau, šį klausimas ir Aistė ir Viltė tiktų. Aistė su karjeros kryptimi, Viltė būtent dirbant Wix.com įmonėje. Tai Aistė, ką tu galvoji? Jo, gal aš pradėsiu ir tada Viltė galės iš tikrųjų papildyti, nes Viltė gerai žino IT sektorių, kad kokių ten darbų yra ir gal galės šiek tiek pavardinti. Bet aš ką noriu pasakyti, kad net ir labai besikeičiančioj aplinkoje, ar ne, kaip IT yra pastovių dalykų ir yra pozicijų, kur žmonės daro pastovius dalykus. Tai nereiškia, kad jūs nueisite į IT ir kiekvieną dieną bus chaosas ir naujos užduotis, nauji projektai ir reikės viską pradėti nuo pradžių. Nes netgi ir tos pačios IT įmonės, jos vis tiek turi turėti struktūrą ir yra ten darbų, kur reikia pastoviai kartoti operacijas arba bent jau turėti tą žinių bagažą, kurį pastoviai reikia pritaikyti. Tai, viena tokia iš pozicijų, kur man mintyse sukasi, tai pavyzdžiui, yra kaip sukuriama platforma, ją reikia protestuoti. Reikia patikrinti, ar jinai atitinka standartą, ar nėra klaidų, ar visa informacija yra suvesta, kuri turėtų būti. Ir tas darbas yra taip, platforma keičiasi, bet ta žinių bagažas arba ta informacija, kurią tu ieškai, sakykime, testuodamas tą platformą, jinai nesikeičia. Tai gali keistis kažkoks elementas, bet darbo specifika tavo gali išlikti kaip ir tokia pati. Ir galbūt Viltė galėtų dar papildyti, papasakoti daugiau, kur yra tokių, sakykime, netokių chaotiškų darbų, nes manau, kad IT sektorius, jis yra labai platus ir ten visko galima rasti, ko tik nori. Visokio profilio žmonėm, visokių darbų. Šiaip labai sutinku su Aiste, kad kiekvienas darbas, jisai turi monotoniškų kažkokių dalių. Ir ne veltui ar ne tas specialistas ir yra samdomas į tą būtent poziciją, nes jisai jau yra išdirbęs kažkokius tai dalykus, kuriuos reikės kartoti tikriausiai kiekvieną dieną. Tas pats programuotojas, ar ne, jisai rašo kodą, tarkim, bet ten, gal nėra taip viskas paprasta, bet turbūt reikėtų šioje vietoje irgi įsivardinti arba pagalvoti, kas būtent, kodėl tos naujovės, kodėl jūs tų naujovių nemėgstate. Ar jūs nemėgstate, kai jūsų kažko prašo naujo padaryti, kai jums reikia kažką išmokti, ar pavyzdžiui, kai, tarkim, jūs darote kažkokį darbą ir staiga kitą dieną sako, mums nebereikia šito darbo, dabar daryk kažką kito. Turbūt niekam tas nepatiktų, nors turiu pripažinti, kad tas būna tikrai ir įvyksta mūsų įmonėje ir tikiu, kad ne tik IT sektorėje, bet ir kitose įmonėse ta dinamika. Reikia įsivertinti, kaip tu prie jos prisitaikysi, prie tos dinamikos. Ar tave išves iš pusiausvyros, jeigu kažkas ateis ir pasakys, žinai, ačiū tau už šitą lentelę, bet jinai visiškai nereikalinga, man dabar reikia kažko kito. Čia labai aišku priklauso ir nuo pozicijos, labai sunku komentuoti, kai nežinau, galbūt ką to žmogus ar ne, arba klausantysis dirba, kaip įsivaizduoja tą darbą. Bet jo, tai vat, tiesiog, ar ne, tų monotoniškų darbų yra visose specialybėse, dinamika, kaip jūs suprantate tą dinamiką, ar išves iš pusiausvyros, ar išves iš kelio, jeigu manote, kad susitvarkytumėt su tuo, tai manau irgi nebūtų problemos, bet vėlgi, reikia pasigalvoti, galbūt netgi verta pasikonsultuoti būtų su kažkuo dėl to, kas tai yra tas, pokytis nuolatinis, nes tikiu, kad tai tikrai ne tik IT srity yra.
Taip, aš labai sutinku, naujovių, žinokit, būna įvairiose srityse, tik reikia suprasti, ar jūs norit tomis naujovėmis turbūt domėtis. Bet šiai dienai, man atrodo, mes kiekvienoje srityje turim domėtis ir tam pačiam personalo valdyme negali dirbti tais pačiais būdais. Kažkada kandidatai patys aplikuodavo, šiai dienai reikia galbūt šiek tiek ir pamedžioti ir paieškoti, tai vėl turi kažko mokytis naujo. Tvarkoj, keliaujame į antrąjį klausimą. Ir jisai skamba štai šitaip. Jeigu darbo skelbimas yra anglų kalba, ar CV ir motyvacinį laišką taip pat siųsti anglų kalba. Tai Vilte, man atrodo, tu kalbėjai tą temą, tai gal tiesiog galim pasikartoti, kaip sakoma, kartojimas mokslų motina, kad taip. Taip. Taip, tai aš iš tiesų minėjau, kad jeigu skelbimas yra anglų kalba, tikrai rekomenduočiau ir savo aprašymą gyvenimo siųsti anglų kalba, dėl to, kad ne visada samdantysis vadovas arba komanda yra lietuvis. Tai jeigu man reikia, jeigu aš gaunu gyvenimo aprašymą lietuvių kalba, bet noriu tuo aprašymu pasidalinti ir parodyti būsimam galbūt vadovui, aš negaliu to padaryti, nes jis yra lietuvių kalba, ar ne? Ir tuo pačiu, aišku, tai irgi gali parodyti ir jūsų anglų kalbos žinias. Tai jeigu, pavyzdžiui, mokate anglų kalbą arba kitą kalbą, galbūt ten aplikuojate į kažkokią švedų, tarkim, kažkokią organizaciją, tai, žodžiu, tai toks geras įspūdis tiesiog yra sukuriamas, kai aplikuojama tą pačią kalbą. Taip, aš tai dar pridurčiau, tai čia kai būna anglų kalba, aš esu turėjus atvejį, kai man sako klientas, Jevgenija, aš tai nesvarbu, lietuvių skelbimas, anglų skelbimas, aš visada siunčiu angliškai, sakau, kodėl? Tai bet kuris personalistas turi mokėti anglų kalbą. Sakau, tikrai ne, mes tikrai turim ir vyresnio amžiaus personalistų, dirbančių lietuviško kapitalo įmonėje ir jiems tikrai nereikia tos anglų kalbos. Tai pats skelbimas savaime turbūt mums sako, kokios kalbos mes tikimės iš kandidatų. Tai tikrai nepatingėkit, turėkit keletą versijų ir ją siųskite. Tai turbūt čia pagrindinė rekomendacija. Ir netgi galima būtų... Tikrai pritariu, kad verta žinoti, ar tai yra lietuvių kapitalo įmonė, ar užsienio, ar ne. Ir jeigu tai yra užsienio kapitalo įmonė, bet ofisas yra Lietuvoje, galbūt pažiūrėti LinkedIn tame pačiame, ar yra kažkoks žmogus, dirbantis su atrankom, HR-as, kas jisai toks, galbūt tai yra užsienietis dirbantis Lietuvoje ir jisai nesupras irgi lietuvių kalbos. Tai žodžiu tokie patarimai būtų. Taip, aš turėjau kolegę, kuri gaudavo sivekus anglų kalbas, skelbimas būdavo lietuvių, jis skambindavo kandidatų ir sakydavo, prašau man atsiųsti lietuvių kalbą. Tai padirbėkit. Gerai, keliaujam į trečią klausimą ir aš manau, kad čia grinai klausimas Aistei, nes Aistė mums pasakojo apie onlininius pokalbius, ką reikėtų apgalvoti ir kaip atrodyti, bet mes čia turim įdomesnį atvejį. Ar labai blogai darbo pokalbis automobilyje, jei tenka daug važinėti tą dieną? Tai Aiste, ką tu galvoji apie darbo pokalbius automobilyje? Aš pasakysiu, jeigu yra tas pirmas skambutis, kur pasakojo, kad pirmas skryningas paskambina, tai nieko tokio, pašnekėsim telefone. Jeigu pirmas pokalbis, aš dar sakyčiau irgi, jį galima tam automobilį irgi susiorganizuoti foną, patogiai atsisėst, sustot šalikeliai, pasižiūrėti, kad garsas būtų geras, internetas geras ir dar galima praeiti. Bet jeigu jums pokalbis tikrai labai labai svarbus ir jūs norite tą įmonę patekti, tai reikėtų pasistengti, turėti tas geras sąlygas ar turėti profesionalų darbo pokalbį, nes vis dėlto tai yra jūsų šansas gerai pasirodyti. Tai klausimas, ar jūs tik praktikuojatės, ar jūs tikrai norit tos darbo vietos. Ir nuo to turbūt ir priklauso, ar jūs šnekėsit automobilį ar ne. Čia būtų mano toks komentaras. Aš gal dar papildyčiau, kad ne visada, jeigu jums pasiūlo kažkokį konkretų laiką ir dieną ir jūs matote, kad jūs daug laiko tą dieną praleisit automobilyje, tai nebijokit pasisakyti ir sakyti, atsiprašau, bet aš negaliu tą dieną, juk, bent jau mūsų atveju, Vikso atveju, mes tikrai, tai nėra, kad kandidatai stovi eilėmis ar ne prie mūsų durų ir kas pirmas ateis tą ir pasamdysim. Mes visada išsirenkam, labiausiai tinkantį kandidatą. Tai jeigu jūs negalit šiandien, galbūt galit rytoj, galbūt galit kitą savaitę, bet jeigu mes su jumis susisiekėme, reiškia, kad mes norime jūsų kaip kandidatų ir mes labai norime su jumis susipažinti, patikrinti jūsų žinias ir taip toliau. Tai nerekomenduočiau šiaip.
Aš tai labai pritariu ir aš labai sutinku su tą mintim komunikuoti. Aš iš savo patirčių esu turėjusi, kaip pavyzdžiui, turėdavom pirminius pokalbius ir kandidatas prieš tai perspėja, sako, pas mane yra darbas oficinis, visi mane mato, visi mane girdi, iki namų nenuvažiuosiu, yra labai užimta kažkokia darbotvarkė, ar viskas ok, jeigu tas pokalbis vyks iš automobilio. Tai mes bent jau paruošiam tada, nes kartais būna, palauk, už vairo, čia kažkur tarp kalėdinių dovanų sustojo parkingo aikštelėje, dar čia darbo, gal nusipirksiu tuo pačiu. Tai galvokit, kaip jūs atrodot ir galvokit, ar jūs patys norėtumėte kalbinti, arba kad jūs kalbintų atrankistas iš automobilio. Žinai, važiuoju čia namo ir galvoju, dar pakalbinsiu kokį kandidatą. Tai taip, aš manau irgi, kad turi būti labai profesionalu. Tvarko, judam į kitą klausimą, irgi labai beje gerą, apie LinkedIną. Ką patartumėt LinkedIn profiliui, jo atsinaujinimui, kuo jis turėtų atrodyti kitaip nei pavyzdžiui CV, kuris būna adaptuotas pagal darbo skelbimą? Dėkoju. Tai aš norėčiau pati iš savo pusės pirmiausia parekomenduoti, mes turėjom visą laivą skirtą praktiškai LinkedInui, įvyko prieš mėnesį, tai jį galite rasti arba Europass LT Facebook paskyroje, arba mano YouTube kanale Laisva kėdė, kur aš sudedu visus laivus ir ten galite tiesiog mediatekoje persižiūrėti. Tai mes ėjom ir per mano asmeninį profilį ir dabar čia turėjau neseniai irgi atvejį, kai sako man vienas pažįstamas Evgenija, pakoregavau savo profilį pagal tavo profilį, sėdžiu, žiūriu, krenta kvietimai darbo pokalbiams ir reikėjo visai nedaug pasidaryti. Tai visada irgi rekomenduoju ir po šito laivo susikonektinkit su manimi, su Aiste, su Vilte. Mano galva mūsų profiliai yra tie pavyzdžiai, iš kurių galima semtis, aš pati tą profilį vis atsinaujinu, ir aišku, praklausykit laivo. Bet vis tiek, aišku, norim tipsų, norim triksų, taip sakant. Tai nežinau, Aiste ir Vilte, ką galėtumėt pasakyti ir parekomenduoti, kalbant apie LinkedIną? Tai gal aš tada pradėsiu. Kaip ir minėjau savo pranešime, man LinkedInas tai yra tiesiog viešas ar ne CV. Kai tikrai labai daug kandidatų gaunu arba iš vis be gyvenimo aprašymo, kas irgi yra mums priimtina, jeigu jis turi tokį išsamų LinkedIno profilį, arba jeigu prisega gyvenimo aprašymo, aš jį net nežiūriu. Bet tikiuosi, čia neskambės labai blogai, bet tiesiog man LinkedInas, aš žinau, kur viskas parašyta, ar ne, kaip ten viskas išdėstyta. Tai tiesiog manau, kad ta informacija turėtų būti labai panaši, neturėtų skirtis turbūt, ar ne, nuo CV. Jeigu, pavyzdžiui, jūs atsiunčiate savo CV ir dar LinkedIno, paskui žiūriu, kad ta informacija net nesutampa, tai irgi nėra gerai. Tai bent jau mano nuomonė, tai skirtumo neturėtų būti daug. Galbūt LinkedIn'e tas, nežinau, galbūt pavaizduota, ar ne, ten galima įdėti kažkokią nuorodą, kažkokį būtent aprašymą savo, matosi kokias galbūt veiklas jūs palaikinę, organizacijas galbūt sekate. Tai tas irgi kažkiek duoda tokio supratimo apie kandidatą. Tai būtų matyti tiek iš mano pusės. Aiste, turi ką papildyti. Aš irgi galbūt tą akcentavo, būtent, kad vis dėlto tas LinkedInas, jisai turi būti. Pirmas dalykas, ypač jeigu specialistai kandidatuoja ar ne į aukštesnės pozicijas ir neturi LinkedIno, tai man iš karto kyla įtarimas, o kodėl tu neturi to LinkedIno, ką tu ten slepina. O antras dalykas, tai taip, kad turi sutapti, bet aš gal pasakyčiau, LinkedIn'e gal nebūtina taip labai, galima labiau in general, bendrais terminais papasakot savo atsakomybės toje srityje. O CV jau jūs turite šansą šiek tiek suasmenizuoti tą patirtį ir paakcentuoti tas vietas ir tas patirtis, kurios jau būtent ir yra, ko įmonė ieško. Bet skirtis neturėtų ir LinkedIną turėti reikėtų. Taip. Aš labai irgi pritariu ir LinkedIn'e, žinokit, ne tik jį turėkit, bet ir veikit, ką nors jame. Nesakau, kad reikia čia dabar kur turinį, nes kartais sako, man nesikuria. Tai jūs nekurkit, bet jūs stebėkit įžvalgas ir galų gale kurkit connectionų tinklą. Nes vienas dalykas, LinkedIn'e atsiranda darbo skelbimai, kurie kartais nepasirodo kitur. O antras dalykas, mes kartais tiesiog parašom kokį įrašą, labas, ieškau į komandą tą, ir kas turėjo tą kontaktą, pamatė, suaplikavo, žiūrėk, ir gavo poziciją.
Tai kontaktus kurti LinkedIn'e labai lengva, atsisėdat ir tiesiog spaudžiat invite ir taip plečiasi jūsų tas pats profesinis kontaktų tinklas, apie kurį labai daug ir kalbam. Ir jame atsiranda tie patys kvietimai ir į renginius, ir į online seminarus ir panašiai. Tai būkit aktyvūs ieškotojai. Tvarkoj, judam į kitą klausimą. Ir labai geras klausimas apie atlyginimus. Aš manau, kad apie atlyginimus čia mes turėtume dar daug klausimų. Tai irgi beje klausimas, kurį dažnai girdžiu iš klientų ir skamba taip. Dažniausiai skelbimuose nurodomi rėžiai. Jei ieškaisi darbo, kur nesijauti labai dar stiprus, ar normalu sakyti, kad tenkina žemesnis atlyginimo rėžis, galbūt ir įmoniai tuomet atrodysi kaip savimi nepasitikintis kandidatas. Turbūt pritarčiau šitai nuomoniai arba tam teiginiui, kad gali pasirodyti, kad kandidatas nepasitikė savo jėgomis ir nesakyčiau, kad mane tenkina. Šiaip esu tikrai gavus irgi tokių, kad man viskas tinka, gali būti ir žemesnis negu rėžis nurodytas. Tai tiesiog gal racionaliai įsivertinkit, galite pasakyti, ar ne? Nes ką aš noriu pasakyti, jeigu mes jums paskambinom ir susisiekėme su jumis, matyt, mes įžvelgėme, ar ne, kažkokių tai įgūdžių, kažkas buvo parašyta jūsų gyvenimo aprašyme, ką mes galvojame, jūs galėtumėte pritaikyti tame darbe. Tai jeigu nežinote, tarkim, nežinau, galbūt nelabai bijote ar ne taip gerai vertinate save, tai tiesiog galite arba pasakyti, jeigu pirmo skambučio metu jūsų klausė atlyginimo lūkesčio, pasakykite, kad norėčiau pirmiausia sudalyvauti atrankos procese, išgirsti jūsų lūkesčius kandidatui ir tada pasigalvoti, kas yra visiškai normalu, mes nereikalaujame, kad jūs pasakytumėte tą lūkestį iš karto. Aš netgi dažnai netgi ir neklausiu pirmo skambučio metu, arba sakyti, kad aš pasitikiu jūsų vertinimu ir kiek man jūs pasiūlysit, tikiu, kad mano tas atlyginimo lūkestis sutaps. Tai mano būtų tokia nuomonė. Aš tai gal iš kitos pusės, ar ne, iš to kandidato pusės pakomentuosiu. Manau, kad pritarčiau, kad iš tikrųjų pasirodo, kad nepasitikė savimi. Nes jeigu tu tikrai nori to darbo ir tu tiki, kad esi tinkamas jam, kas nenori uždirbti daugiau? Pasakykit, kas nenori gauti šiek tiek daugiau, nei gavo prieš tai, arba nei tiek gauti, kiek siūlo. Tai manau, kad tikrai reikėtų sakyti tą aukštesnę ribą ir pasigalvoti, galbūt reflektuoti viduje, kodėl jūs bijot, ar ne, kur yra ta silpnybė, arba kas jūs jaudina, kodėl jūs manot, kad negalit, kodėl kad nenusipelnėt gauti to didesnio atlyginimo. Ir tada pabandyti padirbti su tą baime, su tuo nepasitikėjimu, bet kalbant tiesiog, ką tu turi ištransliuoti, tai aš manau, kad tu turi ištransliuoti pasitikėjimą, nes vis tiek, jeigu ima žmogų į darbo poziciją, tiki, kad jisai gali atlikti tą darbą, arba pasitikė savimi tas žmogus, kad atliks ateityje ir įgys tos įgūdžius, kurių reikia. Aš dar norėčiau čia papildyti, kad nepilnai sutikčiau, kad reikėtų iš karto sakyti aukštesnį tą rėžį, aukštesnį ar ne dalį. Dažniausiai, bent jau vėlgi kalbu būtent apie Vikso ar ne rėžius, jie yra pakankamai platus, bet galima preliminariai padalinti, sakykime, 3 dalis, ar ne, tą visą žemiausią ir aukščiausią. Tai tarkim, žemiausias 1/3 būtų kažkur tokio junior lygio, viduriukas būtų mid lygio, jau aukščiausias būtų senior lygio. Tai jeigu jūs manote, kad jūs tame darbe būtumėte tokio jau visai junior lygio, tai man jūsų pasakymas, kad jūs norite prie aukštesnės ribos rėžio, kad jūsų lūkestis toks yra, man iš karto parodo tokį neracionalų savęs vertinimą. Tikrai ateina kandidatai su 1 metų patirtimi ir jie nori senior lygio atlyginimo. Tai vėlgi iš karto susidaro nekoks įspūdis apie kandidatą. Taip va. O ką tu, Vilte, šiaip darai labai įdomu, nes būna daug tokių atvejų. Pavyzdžiui, jau pagal rėžius mes matom, tarkim, į 1000 eurų plus minus, o kandidatas tau sako 2500 eurų. Tai nėra plus 200 eurų, tai yra dvigubai kartais kandidatai pasako 40% daugiau. Ką daro tokiu atveju? Ir gali būti, kad jau tiesiog nebetęsėt atrankos proceso, ar šiek tiek grąžinot į realybę žmogų?
Čia labai geras momentas, nes yra tekę ir pažįstamų rate susidurti su situacijom, kai manęs klausia, ką man daryti, nes man pasiūlė tokį atlyginimą, bet aš norėčiau pasiderėti ir norėčiau, pavyzdžiui, 100 eurų daugiau, ar tai reiškia, kad dabar atsiims tą pasiūlymą iš manęs, nes aš bandžiau dėrėtis. Tai tikrai ne, bet dažniausiai, ką aš šiuo atveju darau, tai iš karto klausiu, ar kandidatas yra linkęs dėrėtis ir kaip kandidatas save vertina. Jeigu jisai pasako, kad tarkim, aš esu mid lygio, bet jo atlyginimo lūkestis yra senior lygio, nes tikrai rinkoje galima pamatyti, yra visokių researchų padaryta market, kokie tie atlyginimai ar ne yra. Jeigu tu pats ar pati žinai, kad tu esi vidutinio lygio specialistas, bet prašai jau to vyriausio senior lygio specialisto atlyginimo, tai vėlgi, tas labai parodo tą racionalų tokį savęs vertinimą kandidato. Tai dažniausiai aš pasiklausiu, kiek yra linkęs dėrėtis ir dažniausiai papasakoju. Man yra gerai žinoti tavo atlyginimo lūkestį, tačiau mes vis tiek iš savo pusės įsivertinsim tavo kompetencijas ir žinias ir jeigu tos kompetencijos nesieks arba nesutaps su tavo lūkesčiu, mes negalėsim tiek pasiūlyti. Ir dar būna dažnai, kad atrankos proceso viduryje įsivertinę ypatingai techninės kompetencijas kandidato, aš jau pamatau, ar ne, jeigu aš žinau, kad jo lūkestis yra kažkoks tai, kuris netitinka jo žinių lygio, aš paskambinu ir sakau, po tavo vertinimo, tavo kompetencijos yra žemiau, ar tu nori tęsti atranką, žinodamas šią informaciją. Tai tikrai yra buvę atvejų, kai nenori, nes, pavyzdžiui, finansinė motyvacija buvo aukščiausia tuo metu, bet yra ir buvę atvejų, kai žmonės sako, taip, aš noriu mokytis, noriu ateiti, žinau, kad pas jūs profesionalų daug ir man tai yra didžiausia motyvacija. Tai va. Taip, ir aš dar noriu pridėti, dėl to atlyginimo, tai mes apie tą viršutinę ribą kalbėjom, bet dažnai aš girdžiu klientų sakant, šiaip tai rėžės nuo 1000, bet aš galvoju, gal pasakysiu, kad aš ir už 600 padirbsiu ir mane paims. Tai, analogija labai paprasta, jums reikia ananaso, būtinai ananaso. Ir jūs sakot, tai gal obuolys tiks. Tai čia yra tas pats, jeigu man reikalingas kandidatas su kompetencija, pavyzdžiui, vadovavimo, tai aš nepaimsiu jūsų su specialisto kompetencija, nes galėsiu sutaupyti 400 eurų. Įmam tam, kad jūs padengtumėt reikalingą kompetenciją. Tai irgi reikia tą įsisąmoninti, kad tie rėžiai yra sukurti ne šiaip savo. Ir čia ne tas atvejis, kad akcija 50% imu. Tai irgi žinokit savo vertę, bet sveikam protė, nes kai būna kart 2, kart 3, man kartais dirbus su atrankom būdavo, o vaikytė. Kaip skraidom padebesiais labai stipriai, o dabar tikrai domėtis tais rėžiais galime. Ir turim irgi papildomą klausimą apie atlyginimus, kuris skamba štai šitaip. Jei per pokalbį pasakai, kad sutinki su apatinė siūloma atlyginimo dalimi bandomuoju laikotarpiu ir po bandomojo norėtum jau aukštesnio atlyginimo, kaip tą vertinat? Pas mus bandomasis toks yra, kaip ir minėjau, labiau teorinis. Mes neskirstome bandomojo ir nebandomojo laikotarpio. Žinau, kad įmonių yra tikrai, kurios siūlo mažiau ir jos netgi pačios, man asmeniškai netgi yra tekę gauti ar ne pasiūlymą, kur aiškiai yra įvardinta, kad bandomojo laikotarpio tavo atlyginimas bus mažesnis ir tada jau praėjus tą bandomąjį mes pakelsime. Tai tai labai priklauso nuo įmonės, kai kurie daro, kai kurie ne. Aš manau, vėlgi, ta žemutinė riba, jeigu jūs, tai labai parodo tą jūsų tokį nepasitikėjimą savimi. Ar manote, kad mes pasirinksime tokį kandidatą, kuris nepasitikė savim, jeigu šalia bus ar ne tas žmogus, kuris tikrai žino, kad jisai moka, jisai ateis, padarys, pakeis dalykus, galbūt ir taip toliau, tikriausiai ne. Tai to atlyginimo klausimo, sakau, gal nenuvertinkite savęs, įsivertinkite apskritai, ar tai yra jums tas darbas, nes mes, pavyzdžiui, tikrai labai bandome tokį matchą, ar ne, tą perfect match rasti tarp kandidato įgūdžių ir visko, ir tarp įmonės lūkesčių ir vertybių ir taip toliau. Tai labai nuo įmonės priklauso, sakau, pas mus bandomojo nėra. Galima pasakyti, kad jūs tenkina žemiausia riba, ar tai yra geras pasakymas, mano nuomonė ne, bet galit pabandyti.
Aš irgi gal dėčiau, jeigu įmonė pati siūlo, nes kartais būna, kad tikrai rašo bandomojo tiek, pabandomojo tiek, tai tada viskas ok, gali sutikti su jų pasiūlymu. Bet šiaip pačiam siūlyti, tai aš irgi tikrai nerekomenduočiau. Ir dar tiesiog tokia refleksija, galbūt, kad pastebiu tai, kad labai didelis skirtumas yra tarp kandidatų ir kartos, iš kurios jie ateina, nes jaunesni dažnai jie labiau savim pasitik ir jie šaudavo tos didelės sumas, jie gali, jie viską padarys. Na ir tada yra toks lūžio taškas, tarsi 35 plus jau tada žmonės gėdinasi net ir apie save gerai pasakyti, ką jie gerai moka ir gėdinasi paprašyti to didesnio atlyginimo. Tai visgi vėlgi siūlyčiau šiek tiek pagalvoti, kodėl jūs manot, kad esat nevertas, nes čia jau yra turbūt kitas klausimas, savivertės klausimas. Taip, aš irgi labai norėčiau paantrinti, kad kartais žmonės galvoja, kad jie yra neverti tų pinigų. Tai čia irgi labai svarbu žinoti savo vertę ir girdžiu iš jūsų besikartojantį tą motyvą apie pasitikėjimą. Ir aš irgi visą laiką sakau per mokymus, jeigu jūs nepasitikit savimi kaip kandidatai, jūs norit, kad darbdavys jumis patikėtų. Taip niekada nebus. Ką mes transliuojame, tą ir gaunam. Jeigu jūsų visa kūno kalba, tonas, tai, ką jūs pasakojate, yra užgniaužta, tai aišku, kad darbdavys apsisuks ir pasakys, pala, tai gal tas žmogus visiškai mums netinka. Tai jūs turite tikrai eiti tą pokalbį, žinodami, kad jūs kažką turit. Ir kaip Viltė sakė, jeigu aš jūs pakviečiau, tai matyt, jūs man tikot, o ne dėl to, kad šiaip neturėjau čia atrankų, tai galvoju, pasikviesiu, pakalbinsiu. Ir labai dažnai aš girdžiu iš kandidatų, kur sako, man labai sunku save parduoti. Ir aš sakau, bet čia nėra pardavimai, jūs neturit kažkaip išskirtinai čia save pristatyti, jūs turite tiesiog papasakot, ką jūs geba daryti. Taip pat kaip jūs mokytumėt, nežinau, kepti blynus, tai ar jūs juos pardavinėjat? Ne, jūs pasakojat, kaip tai padaryti tinkamai. Taip pat jūs ateinat ir papasakojat, ką jūs gyvenime veikėt. Tai man kartais atrodo, labai reikia padirbėti su savo nuostatom. Ir reikia paeksperimentuoti. Einat į darbo pokalbį ir prašot daugiau negu žemutinė riba. Ir žiūrit, jums siūlo. Vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą ir tada suprantat, kad jūs esate to verti. Tai turbūt reikia irgi persilaužti, nes iš tos baimės, man atrodo, kad negausim to darbo pasiūlymo, mes nusipyginam. Bet ar po to norim likusius metus ar 2 dirbti su tuo mažesniu atlyginimu, čia irgi reikia savęs paklausti. Tai čia jau būtų koks atskiras, man atrodo, psichologinis seminaras apie tai, kaip dirbti su pasitikėjimu savimi. Tvarkoju, turim dar vieną klausimą, bet irgi labai aktualų ir sulaukiam visą laiką klausimų šitą temą apie šeimininę padėtį. Aistė pirmo pranešimo metu minėjo, kad šeiminės padėties rašyti nereikia, o kaip pokalbio metu, ar reikia taip aptarti? Pavyzdžiui, jei moteris grįžta į darbo rinką po motinystės atostogų, ar reikia pasisakyti, kad pavyzdžiui turi mažametį vaiką, nes dėja tai tampa silpnąja vieta, lyginant su panašiais kandidatais. Na tai aš gal sakysiu, aišku, įmonė nelygi ir yra tikrai labai aukštos kultūros įmonių, bet taip iš konsultanto perspektyvos aš sakyčiau, kad nereikėtų, jeigu neklausia. Nes čia tikrai neturėtų būti pagrindinė ta informacija, kur jūs domisi, kiek jūs čia vaikų turit ir kiek čia į darželius juos vežiosit ar nevežiosit. Arba sako, ar labai serga tas jūsų vaikas. Tai, tie klausimai yra nederami ir čia jau turėtų būti raudonas toksai šauktukas jums, kodėl mane šitą klausia, nes jau įtarimas turėtų kilti, bet šiaip siūlyčiau paminėti tik tais atvejais, jei norėsit kažkokio išskirtinio darbo sąlygų. Na, pavyzdžiui, kad jums bus svarbu dirbti, sakykime, pusę laiko iš namų, tai aš galbūt paminėčiau taip, kad dėl šeiminės padėties būtų labai gerai, jeigu galėčiau pasinaudoti galimybę, beje, kuri yra įstatymais neapibrėžta ir norėsiu tą pusę laiko, 2-3 dienas per savaitę esant galimybė, jeigu nebus svarbių susirinkimų ar ne, prisitaikysiu, kiek galėsiu, bet norėsiu tą galimybę naudotis. Tai parodot ir savo lankstumą, bet iškart pasakot, ko jūs tikėsitės iš darbdavio ir darbdavio irgi tai nebus kažkokios stebuklas, ar ne, kad atėjo darbuotojas, o jisai dabar čia tik tai pageidauja ir nori. Bet jeigu grįžtant į tokią standartinę situaciją, pačiam tiesiog kažko sakyti į tą temą, jeigu neklausia, tikrai nereikia. O jeigu klausia, tai dar pasižiūrėkit, kaip tas klausimas suformuotas ir gal vis dėlto ne ta įmonė tai yra. Arba ne ta vieta, kur jūs jausitės gerai ir galėsit suderinti tą darbą ir namus ir šeimą. Viltė, ar klausiu tokių klausimų? Atsiprašau, kiek turit vaikų? Ne, niekada nesu paklaususi jokio klausimo apie
šeimyninę padėtį, apie vyrus, moteris, vaikus, visiškai šuniukus. Pas mus šiaip įmonėje labai, turbūt didžioji dalis turi ar ne šeimas ir vaikus ir mes rengiame visokius renginius, nežinau, net skatiname atsivesti, pabūti, bet vėlgi labai, kaip Aistė minėjo, priklauso nuo įmonės kultūros, galbūt ypatingai gal senesnėse lietuviško kapitalo įmonėse tikiu, kad tokių klausimų yra klausima, tarptautinėse, tokiose jau šiuolaikinėse labiau, tai neišgirsi tokio ir neminėčiau aš irgi. Aš irgi labai pritariu ir kažkada LinkedIn esu mačiusi vienos moters įrašą, kur irgi pasakojo, kad grįžinėjo iš dekreto ir sako, jeigu manęs paklausdavo, ar turit vaikų, aš sakydavau, ačiū, pokalbis baigtas, mes ieškom toliau, nes jeigu vaikas tampa kliūtimi, tai gal tikrai jums nepakelius į tą organizaciją, nes paskui, kai jūs ateisi dirbti, visko gali, o jie ir vėl tas mamadienis, ir vėl nuotolinio, ir vėl ten serga ir panašiai. Aišku, kartais vadovai, jie yra natūraliai smalsus. Tai čia niekada negali žinot. Galbūt jisai paklausia, bet jisai tikrai neturi jokių ten intencijų dabar pagal tai rinktis. Jūs turite teisę pasakyti, atsiprašau, kaip tai susijęs su mano darbo pozicija, vaikų turėjimas ar neturėjimas. Nes čia ne tik vaikai, čia viskas, kas yra susijęs su, nežinau, tam tikrais demografiniais rodikliais. Jūsų amžius, ištekėjus, neištekėjus, jūsų tautybė, jūsų ten gebėjimai, negebėjimai, pavyzdžiui, su negale, kai aš dirbu su žmonėmis, jie sako, taip, yra labai daug išankstinių nuostatų į negalę, nors ta negalė gali visiškai netrukdyti tam darbui. Tai jau jums rinktis, ar jūs norit paatvirauti ir pasakyti, kaip yra, o gal ir paklausti, atsiprašau, kaip tu susiję yra su darbo pozicija, nes tikrai jau ateina tos tendencijos, kad mes nebeuždavinėjame tokių klausimų. Tvarkoj, keliaujame dar vieną klausimą ir aš manau, kad mūsų laikas po truputį jau eina į pabaigą, tai jeigu dar pas kažką koks klausimukas yra, tai būtent dabar laikas juo pasidalinti. O klausimas mūsų skambėjo štai šitaip. Kaip pozicionuoti save į kiti darbo profilį? Anksčiau buvo nuosavo verslo patirtis, paskui dirbta finansų srityje ir dabar norima pereiti į vadovo pareigas, nes žiūri tik į paskutinę patirtį. Tai žodžiu, skirtingos patirtis nuo nuosavo verslo iki darbo organizacijoje ir dabar norisi į vadovaujančią poziciją. Ir turbūt toks krypties nėra kažkokios konkrečios. Tai ką galėtume patarti? Labai toksai suktas klausimas, netgi pasakyčiau, nes tada man iškyla dar daug klausimų, ką norėtųsi paklausti klausimo klausėjos apie patirtis, ar ne, kodėl jos taip įdomiai susidėliojo. Ir tada vadovui nelygus, koks tas vadovas jūs norit būti, kokio įmonė ir taip toliau. Ir yra tų patirčių, kurios galėtų būti pritaikomos tai jau naujai vadovo pozicijai. Tai čia reikėtų turbūt atskirai panagrinėti šiek tiek tą visą gyvenimo eilutę ir pasižiūrėti, ar čia yra tiesiog noras turėti tą titulą, ar vis dėlto noras realizuoti save ir tas patirtis, kurias įgavot, nes ir lygiai taip pat ir iš asmeninio verslo ir finansų srityje tikrai galima susirinkti labai daug gerų žinių, kurias galima panaudoti vadovavimo pozicijoje, bet ar tai susiję ar ne, ar tikrai taip turėtų būti, čia reikėtų jau panagrinėti smulkiau. Tikrai labai sunku atsakyti į klausimą, kai nematomas yra profilis arba kokia buvo ta paskutinė pozicija arba patirtis, nes irgi nelabai turbūt aišku iš klausimo. Taip pat, kaip ir Aistė minėjo, kas jums yra vadovavimo pareigos ir turbūt irgi, ką norėjau gal pabrėžti, jeigu yra aplikacijos formoje laukelis, kur galima įrašyti kažką laisva forma, tai tikrai rekomenduočiau ir paskatinčiau parašyti ar ne kažką tokio, kad taip, aš, tarkim, nedirbusi ar ne, ar ten nedirbęs paskutinius keletą metų šioje srityje, tačiau aš suprantu ir aš žinau, ko yra reikalaujama, aš žinau tą, aš moku šitą ir aną ir aš noriu, parodyti, kad aš galiu. Tai man, pavyzdžiui, asmeniškai tokia aplikacija, turbūt aš iš karto atkreipčiau dėmesį, vietoj to, kad, tarkim, gauni ar ne gyvenimo aprašymą ir nieko tenai kaip ir nepasakyta apie tą motyvacinę pusę, tai aš turbūt, nežinau, atmesčiau iš karto, bet dėl to ir labai rekomenduoju kuo konkrečiau išsakyti lūkesčius savo ir galbūt netgi tiesiogiai susisiekti LinkedIn.
Taip, kai būna tokių, man atrodo, nukrypimų, taip jeigu galima sakyti, nuo to kažkokio karjeros tiesaus kelio, labai svarbus yra paaiškinimas. Taip pat, kai būna iš buhalterijos BAMI personalo valdymo. Kas čia atsitiko, nes mes tada galvojam, gal aklai žmogus kandidatuoja. Jeigu jis sako, aš tikslingai mokusi, tikslingai domiuosi, man tas artima, man tas patinka, tai vėlgi tas kitaip skamba. Tai jums reikia galvoti, kaip tą įžodinti jūsų tas patirtis. Nes visko būna su nuosavu verslu, tai dažnai būna darbdaviai galvoja, pala, čia savo verslai vadovavo, dabar ateis į samdomą poziciją, paskui pasirodo, kad tas nuosavas verslas buvo kokie 2 žmonės ir tai nebuvo kažkokia korporacija. Tai mes turim visą laiką pasigalvoti, nes tas irgi pareigų pavadinimas ir kaip mes pavadinam. Aš kažkada, kai pradėjau darbą, karjeros pradžioje mano pareigos, čia vadovė nusprendė mane taip pamotyvuoti ir pavadino konsultacinių projektų vadovė. Stipriai skamba, tikrai stipriai. Aš buvau studentė tuo metu ir gal ten labiau tiktų konsultacinių projektų koordinatorė negu vadovė. Bet mums atrodo, ant pečiai karūna užauga, o paskui, kai mes einam kažkur dirbti, tai jau būna sudėtingiau, nes sako, nuo vadovės, o dabar specialistė. Tai pagalvokit, kaip perkipti tas savo patirtis. Ir labai Viltės geras patarimas yra paaiškinti. Tvarkoj, dabar turim klausimą, tai manau, kad į paskutinį klausimą ir keliaujam, tai užduodam šitą ir tada jau darysim apibendrinimą mūsų renginio. Ir klausimas yra apie darbo pokalbį. Kas vyksta antram pokalbėje ir kaip jame geriausiai pasirodyti? Įdomu, kas turėtų omenyje, klausiant antrame pokalbėje. Kas vyksta antram pokalbį? Aš manau, čia žinai, kas yra, kai mes, pavyzdžiui, turim telefoninį pirmą pokalbį, pakalbėjom, arba, pavyzdžiui, turėjom pirmą pokalbį su tavim, kaip pavyzdys, o paskui jau turim pokalbį, tarkim, su vadovu. Žodžiu, kai mes matom kandidatą, nebe pirmą kartą jau žinom, iš kokio molio jis ten bus drėbtas. Oi, tai tikrai labai priklauso nuo pozicijos, tai kaip ir minėjau savo pranešime, ką aš dažniausiai skambučio metu darau, tai man tai yra lūkesčių pasitikrinimas iš abiejų pusių. Netgi aš neklausiu per screening tą vadinamą kolą, kokia yra patirtis žmogaus, nes dažniausiai tai matosi vėlgi iš gyvenimo aprašymo arba LinkedIno, tai aš papasakoju, gal netgi aš sakyčiau daugiau kalbu ir tada jau atėjęs žmogus į tą pirmą ar antrą pokalbį, ar kaip tu ten jį pavadinsi, jau dažniausiai kalbamasi konkrečiai apie jo tą patirtį. Labai sakau, nuo pozicijos priklauso, ne visada antras atrankos žingsnis būna pokalbis, kartais tai būna iš karto užduotis, kurią mes duodam ar ne kandidatui. Tai gali būti, žodžiu, tie pokalbiai, ar tai būtų antras, ar trečias, ar penktas, tai jie, kaip ir minėjau, kiekvienas turi savo paskirtį, tai tarkime, pirmas pokalbis gali būti ypatingai gal techninėse pozicijose tas yra aktualu, tarkim, pažiūrėti, kokios yra tavo programavimo žinios. Antras, kokios yra tavo ten sistemų dizaino įgūdžiai, kokie ir žinios, ar ne. Tada trečias pokalbis gali būti su vadovu arba ir komandos atstovu kažkokiu papasakoti tiek iš mūsų pusės, su kuo mes dirbome, kokius lūkesčius turim ateisiančiam žmogui, šiek tiek supažindinti su komanda ir tuo pačiu pasimatuoti, ar bus tas asmenybinis fitas. Tai va. Labai sunku. Gal pridėsiu dar iš patirties, pavyzdžiui, vienoje iš darboviečių mes darydavom tą antrą arba trečią pokalbį, dar vadindavom tokį biškį apsiuostymą ir parodyti, su kokiais iššūkiais susiduriam. Tai jisai būdavo labiau ne tai, kad pokalbis, bet kad žmogus tikrai įvertintų kritiškai tą poziciją ir nuspręstų, ar jisai nori ar ne ateiti, ir jisai daugiau būdavo tas pokalbis, parodyti įmonę, parodyti, kaip jinai iš tikrųjų iš vidaus atrodo, net kartais supažindindavome su kolegom, darbo vietą, papasakodavom su kokie sunkumai, kuo mes kiekvieną dieną gyvenam, kad tas žmogus galėtų kritiškai įsivertinti ir pats nuspręsti, kad greit neapsigalvotų atėjęs ir neišsipūstų akis, kad čia vis dėlto buvo šiek tiek ne taip, kaip buvo parašyta arba kaip jūs man pristatėte tą poziciją. Tai kartais būna tas antras susitikimas tiesiog dar giliau panagrinėti ir parodyti tą poziciją kandidatui. O kaip geriausiai pasirodyti, tai turbūt pasakysiu jau paskutiniam pokalbį, jeigu jūs esat, labai dažnai jau jūs kaip ir esat iš tų ar vienas, ar du, ar trys kandidatai, kurie tikrai tinkat, tai gal jūs labiau sprendžiat, ar jums tinka ar ne ta pozicija, bet ko reikėtų nepamiršti, kad tai yra vis tiek
pokalbis ir vis tiek pagarba, bendravimas ar ne ta kultūra, jinai turi būti išlaikyta. Taip, ir nepamirškite, per tus pokalbius gali kartotis tie klausimai. Tikrai mes labai stengiamės išlaikyti objektyvumą ir kartais personalistas net nepasakojo vadovui daug detalių, nes jau viskas, tai yra mano matymas, bet aš noriu, kad vadovas pamatytų tiesiog kaip kandidatą, kurį aš matau kažkaip tinkamą. Tai daug tų variacijų yra, visiems scenarijams nepasiruošit, bet aš manau, kad ta struktūra vis tiek tą pokalbį išlieka labai panaši. Tvarkoj, tai aš manau, kad daug klausimų atsakėm, daug rekomendacijų tikrai padalinome šiandien, dabar tik mėlėjai, kaip aš sakau, taikykit, nes jeigu šiandien nuguls pas jūs į stalčių tos rekomendacijos ir prie to CV prieisit kažkada po metų, tai mes, kaip sakom, labai dažnai pasimiršta. Tai aš nežinau, Aistė, Vilte, gal nebent jūs turėtumėt po kokį paskutinį žodį, baigiant mūsų šiandienos renginį. Tai gal aš tada jo galiu, tai taip gal apibendrinant, ar ne, labai pritariu Jevgenija tau ir Aistei, ir žodžiu viso pranešimo idėjai, kad svarbiausia yra pasiruošti. Jeigu norite, ar ne, praeiti kažkokią atranką arba netgi gauti galimybę sudalyvauti toje atrankoje, tai svarbiausia yra paruošti tą prezentaciją savo, ar ne tą prezentaciją, tai turiu omeny gyvenimo aprašymą ir ruoštis pokalbiams. Tai čia buvo toks, mano toks užbaigiamasis žodis būtų. O mano galbūt kaip konsultantės, tai aš norėčiau tik taip pasakyti, kad nesiūskit 100 CV bet kur. Skirkit tas kelias valandas ar kelias dienas, o jeigu reikia ir kelias savaitės, tikrai pagalvot, ko jūs norit. O jeigu reikia pagalbos, tai kreipkitės, tikrai yra ir mokamų ir nemokamų tų paslaugų ir variantų, bet nešvaistykit savo laiko ir energijos, šaudydami aplinkui ir tikėdamėsi, kad nušausit tą laimingą zuikį. Dėkui. Taip. Ačiū labai Vilte, ačiū labai Aiste, kad buvot šiandien su mumis. Labai ačiū klausytojams, kad išbuvot renginys, netrumpas 2 valandas, bet labai stengiamės tikrai sudėti naudingiausią informaciją. O aš tik primenu, tikrai sekite Europass LT puslapį, mes visą laiką turime laivų įvairiausiamis karjeros temomis, tai čia galima ir kokį mokslinį darbą turbūt parašyti iš visko, ko mes čia dalinamės. Sekite mūsų socialinėse erdvėse, tai yra tas pats kontaktų kūrimas. Ir aš nesakau viso, sakau iki. Noriu iškart pasakyti, mėly klausytojai, rytoj jūs pasieks laiškas su trumpa įvertinimo forma. Tai labai paprašysiu skirti tą minutėlę ir uždėti savo tuos balus, nes tai leidžia mums parinkti jums įdomesnės temas ir įvertinimus, o aš palinkėsiu sėkmės karjeros kelyje, o kas ieško darbo, sėkmės ieškant darbų ir kaip visada tradiciškai, kas ieško, tas randa. Iki kitų kartų. Iki. Iki.